Labas rytas. Labą dieną Labą ir dieną. sveiki sugrįžę, draugai, mėly Lietuvos žiūrovai ir mūsų klausytojai. Sveiki sugrįžę į 58-ąją laidą. Man atrodo, kad sudvėjoji sakydamas. Jo, apie- bet ne, man aš atrodo, irgi kad buvo nežinau, 58. bet man atrodo apie 8, nes neseniai iš kompo apie 7 tryniau. Tai... Taip. Tai va, tai labai smagu jūs, norėjau sakyti, matyt, bet nelabai matom. Bet tikiuosi, kad jums smagu mus matyt. Jo, Ir bet klausyt. smagu, kad jaust, kad jūs čia kažkur esat. Taip. Nu, vis tiek žinot, kad jūs klausot. Tai tikiuosi, mes paleisim pirmanį, ne? Tai tikiuosi, kad kiaušiniai buvo stiprus pas jūs ir nugalėjot ir esat stalo nugalėtojas, žodžiu. Tvirčiausių kiaušinių savininkai. Margučių, atsiprašau. Jo, abiejom prasmėm realiai tiesiog. Tai Taip. va. Nu tai ką, tai sveiki atvykę šiandien. Sveiki sugrįžę į kino pasaulį. Taip, standartinis palinkėjimas, prašymas, malda. Tai prašom paspausti laiką, pasubscribinti, pakomentuoti, kokius filmus matėt, ko laukiat, ko nelaukiat. Užmyškit kažką komentaruose, galit ir mus, nesvarbu. Nu ir važiuojam. Jo, tai ko mes šiaip niekada nedarydam, bet aš dabar šį kartą pasakysiu. Daug spoilerių. Nepamirškit, kad mes spoilinam filmus, nes aptariam juos, na taip sakykime, iš pagrindų bent jau stengiamės. Tai jeigu kažko nematėt, pasižymėkit, palaikinkit, pasilikit ateičiai, po to, kai pasižiūrėsit, tada galėsit išreikšti savo nuomonę. Jo, tai dėl to visada yra sudėti timestampai, nes mes neturim alerto jokio prieš spoilerius. Nes visą laiką šio tiesiog spoilinam. Tai visur yra spoileriai. Tai tiesiog, jeigu matot timestampą su pavadinimu filmo, kurio nesat dar matę ir planuojat pasižiūrėti, tai rekomenduojam skipinti tiesiog tą... Ja, ir grįžti vėliau. Ir grįžti kitą kartą, kai būsit pasižiūrėję. Nebent jums patinka, nes yra tokių žmonių, kuriems patinka žinot, kas Taip. bus, tai nebent jums tai patinka, tai prašom tada. Jo. O šiandieną turime 2 filmus. Negalėčiau sakyti, kad abu mainstreaminiai, nes aš nežinau, Reminders of Humoris čia labai populiarus pas mus. Aš žinau, kad ta knygos adaptacija yra pakankamai, ir ta knyga yra populiari tikrai, bet ar Lietuvoje, pavyzdžiui, gal aš nesu tikslinė auditorija, dėl to aš nebuvau girdėjęs apie šitą. Aš tai aišku žinojau. Nu, tai tu tai žinoma, nu tai... Bet taip, tai viena stipresnių, turbūt Colin Hoover knygų, bent jau aš kiek girdėjau iš aplinkinių, bet šiaip, kad labai didelio susidomėjimo būtų sulaukę kine, tai nepasakyčiau. Nu, tu kaip programos vadovas gerai, kad gali pasakyti, žinai, ar buvo to susidomėjimo, ar ne. Ja. Nu, Okay. toks labai vidutiniškas. Ir kitas filmas irgi yra knygos ekranizacija, tai... Tai kalbam apie knygų ekranizaciją šiandien. Realiai šiandieną knygų ekranizacijos, tai Project Hail Mary. Taip. Yra toks va. Tai va, 2 filmai ir tradiciškai naujienos, bent jau tokios, kokios mums atrodo, kad yra pakankamai aktualios. Jeigu jums nėra aktualios, tai jau sorry. Bet, kitaip nesigauna. Jo, naujienos, komentarai ir filmai, o naujienos šį kartą bus biškelį šviežesnės, nes įrašinėjom ir paleisim po 2 dienų. Tai toks bus biškelį šviežiau. Tai va, tai tiek. Iš naujienų, aš iš karto užbėgu už akių. Kopos traileris. Na. Čia jau, man atrodo, sena naujiena. Jau senoka, bet, sakykime, ten aptarsim keletą trailerių šitų naujienų, tai jie visi išėjo moralę savaitės intervale prieš savaitę ar pusantros kokios grubiai. Tai prašom, nuo kopos pradėkim. Jo, aš sakiau, kai pasileido traileris, aš nežiūrėjau. Pradžiai. Sakiau, pasižiūrėsiu kine, ten su visais šitais. Praėjo 2 dienos, aš nebegalėjau. Nebeiškinti. Bet palaukiau vakaro, pasigarsinau teliką, įsijungiau Ambilight, bent jau kažkiek stengiausi pasidaryti. Plemba, koks atrodo, kad 3 filmas bus tamsus. Ja. Tas takelis garso toksai... Blemba, žinok, tikrai, žiauriai gerai. Aš supratau, ant kiek aš turiu meilės šitai franšizai ir apskritai šitam pasauliui ir... Wow, aš žiauriai laukiu. Daug labiau laukiu negu Odisėjos. Nors vakar mačiau Odisėjos trailerį ir sakiau... Pradžiai ėjo Dune traileris dar kartą ir sakiau, balėt, poha man to Odisėją. Tada ėjo Odisėjos traileris, gerai, laukiu Odisėjos. Gerai, nepradėkim čia taip jau, žinai. Čia esmė yra, kad mes Odisėjos hypą jau biškai nuleidom, žinai, tenais. Nes pirmiau pasirodė. Ja, ir jau kiek jau,
geri 3 mėnesiai turbūt tikrai yra, kaip tas traileris išėjo, žinai, ir jis ten pastovi sukas ir tu jį vis pasižiūri, eidamas į kiną. Ir kažkaip jau nebėra to tokio stipraus efekto. O vat šitas, blemba, net šiurpas eina. Žinai. Žiauriai. Dar kine, ta prasme, žiauriai bosas jaučiasi. Nu, ta prasme, labiau immersive ir labiau tas garso takelis, kuris realiai ir sudaro visą tą jausmą. Nu, Hansas Kukins, man atrodo, čia galim taip Bet sakyt. man tai atrodo, kad čia bus labai atitrūkęs jisai nuo... Taip. Kažkaip, nes pirmas ir antras jie tokie, jie buvo biškelį, nu, ta prasme, aranžuoti kažkiek, žinai, to pirmo originalaus antroji daly, o čia aš negirdėjau iš viso apartų pačiam gale būgnų. Ir tai jie kažkokie biškelį kitokie, žinai. Jo, tai Hansas darys visai kitokį garso takelį, dėl to, kad Denis daro visai kitokį filmą. Ir tipo, kaip aiškino pats režisierius, tai pirmas filmas buvo jauno žmogaus, kaip čia, suvokimas pasaulio, jo atradimas, toks tyrinėjimas. Antras filmas jau yra suaugusio žmogaus, kaip ir, nu, tas toks bandymas išgyventi ir pasiekti tikslų. Ir trečias filmas jau bus kardinaliai kitoks, kadangi tai bus gerokai tamsesnis, niūresnis, žiauresnis, daug daugiau veiksmo jame bus. Ir labiau žanriškai net bus kažkiek pakitęs, tai aišku vis tiek bus kosminis mokslinės fantastikos filmas, bet kartu tai bus ir kažkoks tai ten tam tikra prasme trileris. Tai kadangi keičiasi ir žanras, nu bent jau žvilgsnis į patį filmą, tai keičiasi ir garso takelis pagal tai. Ir dar vienas dalykas, aišku, Hansas negalėjo pretenduoti į Oscarą su antro filmo tuo garso takeliu, dėl to, kad buvo per daug panašumų su tuo, kuriuo anksčiau. Tai dabar darys visai kitaip ir galės vėl pretenduoti. Tai šiais metais dėl garso takelio plaksis 3 ir dabar dar po šiandien aptarsim gal net ir 4 kūrėjai, kurie, nu, tokie labai išskirtiniai. Žinai, kaip būna tokie silpnesni metai ir tada laimi... Vienas aiškus toks laimėtojas, ne? Jo, o dabar, kai tu turi 4 grandus... Aš gal, jo, nu, tipo, turėsim... Goransoną, Williamsą su, nu, aš nežinau, ką jisai padarys tam Disclosure Day Spielbergo filmui, nu, bet tikrai tai yra legendinis kino kūrėjas, kuris gali laimėti vien dėl to, kad jisai yra senas. Legenda kino. Čia bullshit, nes... Nu, pripažinkim, kad kartais atsižvelgia į tą faktą, kad yra vyresni kūrėjai, kurių greičiausiai tai yra paskutinis filmas, ką jie daro. Tas pats buvo su Hayao Miyazaki, kuris laimėjo už animacinį geriausią filmą, nu, kaip ten tas Garnys something, ten Berniukas ir Garnys. Berniukas ir Garnys, man atrodo. Tai lygiai taip pat buvo ir su aktoriais, ir su režisieriais, ir su, tas pats gali būti ir su šitais, žinai. Nu, bet kita vertus, Jonas Williamsas nėra, kad neturėtų Oscarų. Tai čia vat kitas dalykas, žinai, jisai turi, man atrodo, gal net 5. Nes man atrodo, Goransonas su Hansu Zimmeriu sudedi ir gauni tiek pat Oscarų, kiek turėjo Jonas Williamsas. Tai... Okay. O Goransonas turi 3, Hansas turi 2. Tai va. Ir dar vienas prisidės, manau, tikrai bent jau į šitas lenktynės tikrai turėtų iššokti ir Peteris... Užkrito pavardė, blemba. Trumpulis. Ne Trumpulis. Aš praeitą savaitę visą blastinau jo kūrybą. Danielis Pembertonas, va. Taip. Tai... Kur čia Peteris yra? Nežinau, iš Pem. Okay. Bet apie jį vėliau. Tai va, tai Kopas traileris man labai patiko. Taip. Labai užkėlė hypą, nes aš šiaip hypą neturėjau jokio. Nu, tipo, aš laukiau to filmo, tikrai pripažinsiu, kad laukiau, bet kai pasirodė traileris, tai aš taip visas pašiurpęs kokius 5 kartus prasukau. Kiek aš žiūrėjau tą trailerį, taip, žinai, tas yra. Ir tada tipo, reelsus praskrolinau, žinai, ir tada taip kažkas sako, ar girdėjai, kaip Timis varo, žinai, aš taip, wait, what? Grįžtu dar kartą paklausau. Jo, šalametas. Okay. Aš neužfiksavau, man tiesiog tas čantinimas žiauriai patiko. Labai geras. Labai fainas approachas realiai, toks į agresyvų tokį judesį. Jo, manau, nepersistengim čia su tuo Dune traileriu. Jo. Toliau, Spider-Man'o traileris. Taip. Gerai. Šiaip man, čia nėra, kad buvo to su Maguire'u, kur buvo Sony Spider-Man'as antras. Čia nėra, kad čia iš to paties tipo komikso tas dalykas paimtas? Nes aš tipo
mačiau tą trailerį ir aš mačiau, atrodo, daug atitikmenų, kai jis praranda galės, kai jis ten... Kai jis padeda į Aš manau, kažkiek stalčių, koreliacijos tai yra. pradeda mokytis, vėl patampa gerų studentų. Ne, bet istorija biškai kitaip eina, žinai. Na, aš tiesiog ką mačiau trailerį. Tipo, man buvo atitikmenų ir nežinau, čia gal patvirtinsit, gal komiksai, paneigsit. bet esmė tai yra tiesiog, kad jisai viską panaikino. Žodžiu, niekas nežino, kas yra Peteris Parkeris, ne? Nei vienas žmogus. Okay. Tu nežinai, ne šitą? Ne, aš nežinau. Ai, tu nežiūrėjai. Buvo spelas, padarė, kad žodžiu, Dr. Strange'as padarė, kad niekas nebežinotų, kas yra Peteris Parkeris, nes antram filme išspoilino, kad Peteris Parkeris yra Spider-Manas ir ten visas gyvenimas, ten daug problemų buvo. Žodžiu, niekas nežino. Ir dabar jisai gyvena tiesiog paprastą gyvenimą. Taip, tam bus tam tikrų koreliacijų su antru filmu, bet čia bus ir daugiau, žinai, visokių dalykų. Tai aš manau, kad įdomiausias faktas su šitų traileriu yra tai, kad jisai pirmiausia, GTA 6 traileris buvo sumušęs visų laikų trailerių žiūrimų rekordus. Aha. 436 milijonai, man atrodo, ar kažkas tai tokio peržiūrų per 24 valandas. Dėjau. Spider-Man traileris šitą rekordą sumušė per 12 valandų. Dėjau. Ne. Tai per 24 valandas buvo peržiūrėtas daugiau negu 700 milijonų kartų. 700 milijonų kartų. Čia net iš AdSense, kaip belė kiek šaibų. Jo. Aš kaip pagalvoju, what the fuck. Čia žiauru yra. Tai va, tai šiaip labai cool. Labai laukiamas, akivaizdžiai, filmas ir nebejoju, kad bus tikrai stiprus hitas. Ar jisai bus ten... Žinai, man pavyzdžiui labiau vis tiek koreliavo Kopos traileris, nes jisai biškai rimtesnis, sakykim, taip. Bet ir gerai atrodo Spider-Man. Labai gerai atrodo ir labai jaučiasi, kad praktiškai buvo filmuotas ir vienas geras dalykas, ir vienas blogas dalykas. Tu matai, kad filmuota ne garso studijai, žinai. Ar tiesiog ne filmavimo studijai, o buvo filmuota gatvės. Jo, mačiau nuotraukos buvo. Jo. Minusas to, kad tai buvo filmuota gatvėse. Kodėl? Leiskit man paaiškint, kai tu matai, kad rodo New Yorko gatves. Jo. Miesto, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje miestų, kur yra 20 gal milijonų žmonių gyvena, ne? Ir tu matai, kad gatvė yra tuščia vidury dienos. Jo, šitoj vietoj taip. Nu, biškė huine. Bet matai, kai vyksta veiksmas, tu to nepastebi, nebent tu tai žinai. Jo, tai, bet aš sakau, ta prasme, bus kurie nitpikins, bus kurie prisiknisnės. Dažniausiai aš esu tas. Ja. Ir gali būt, kad poste padarys, kad ten tų žmonių būtų, žinai. Gali būt. Nes, ekstrų ten vis tiek yra, žinai, bet jų tiesiog yra smarkiai per mažai kaip New York'ui, aš taip įsivaizduočiau, žinai, tipo. Bet kas yra labai fainai, tai kad matosi, jog Spider-Man'ą nugroundina, jau galiausiai grįžtam prie to gatvės lygio super herojų, žinai, matom Punisherį, matom scenų, kur yra akivaizdžiai, jau mes pasimokę iš tų dalykų esam, jau mes žinom, kad mūsų taip lengvai nepipės. Yra scenų, kur matosi tik Spider-Man'as, eina ranka, the hand, taip pat tokia grupuotė, kur raudonai apsirengia, žinai, nindzės tokia grubiai. Ir matai, kad ten yra ploto tarp Spider-Man'o ir kadro apačio, žinai, daug tuščio. Tai ten akivaizdžiai yra kažkokie dar herojai. Jo. Tik tai jie yra iškatinti, lygiai tas pats buvo padarytas su No Way Home filmu, kur buvo tik tai vienas Spider-Manas rodomas, o filme realiai buvo visi 3. Tai šiuo atveju kažkas ten tikrai bus, tikėtina, kad ten bus Hulkas ir tikėtina, kad ten gali būti Daredevil, žinai. Arba gal bus X-menai kažkokie, žinai. Leis paklaus dabar. Prašau. Sakykim, aš nesu Marvelio fanas, bet man patinka Spider-Manas. Dabar jeigu kiek dabar čia bus 5 filmas? 4. Jeigu aš norėčiau pasižiūrėti visus pirmus 3 filmus prieš einant į 4, kiek man bus sunku? Ta prasme, bežiūrint tuos Spider-Man, nes aš, kaip suprantu, in between ėjo kiti filmai tarp Spider-Manų. Ir kiek man gali trūkt konteksto, žiūrint tik Spider-Man'o filmus? Pirmą, antrą, nebus didelės problemos. Ta prasme, nepakenktų būt mačios bent jau Avengerius, žinai, tuos paskutinius, kur buvo Infinity War ir Endgame, nes ten Spider-Manas labai daug turėjo svarbos. Tai, sakykime, jeigu taip, aišku, būtų geriausia žiūrėti visus filmus, kuriuose yra Spider-Manas. Pradedi Captain America Civil War, tada esu dar matęs, tik labai seniai. Homecoming,
tada gali Far From Home, antra dalis, tada Avengerių Infinity War ir Endgame ir tada No Way Home. Okay. Tai, bet jeigu net ir peržiūrėsi tik tai Spider-Man'o filmus, iš principo, kas yra gerai būtent dėl to, kad Spider-Man'as yra Sony produktas. Jie dirba kartu su Marveliu, bet tai yra apjungta viskas, istorija tęsiasi, bet jie padarė kažkaip taip, kad mano akimis, jeigu tu nebūsi matęs Marvelio produkcijos, o tik tai Sony, tai didelio kažkokio labai didelio loso neturėsi, taip kažko gal nesuprasi, bet pagal kontekstą padeda susigaudyti. Kad, arba tu pavyzdžiui žinai, kad Iron Manas yra miręs, ne? Po Endgame'o. Tai jeigu tu matai, kad Spider-Manas sėdė ant stogo ir sobina, kad aš visur matau jį, jis visur mane stebi ir tada jis yra grafitis fone, žinai, Iron Mano, tipo, kad ten viltis kažkas tokio, tai tu realiai suprasi, kad jisai miręs ir dėl to liūdi Spider-Manas, nes pirmuose Spider-Mano filmuose jisai buvo kaip ir Tėvo figūra tokia. Toksai, žinai. Tėvo figūra, jo, iš principo. Tai va, tai, tiek, žinai, realiai. Tai šiaip užteks tikrai 3 filmų, kad suprastum, kas vyksta 4. Jo, gerai. Manau, kad užbaigėm čia, nes mes apie trailerius visą laidą. Dar vienas labai svarbus traileris. Harris Potteris. Teisingai. Man patiko. Taip, tiesą sakant. Aš buvau smarkiai skeptiškas. Labai. Aš irgi. Pirmas dalykas dėl Snape'o, antras dalykas šiaip, kad yra labai sunku tiesiog. Apskritai nereikėjo to perkūrinėtų istorijų. Mes jau esam ne kartą apie tai kalbėję ir aš nesitęsiu per daug, bet mano nuomonė nereikėjo. Ir aš vis dar manau, kad nereikia, bet... Okay. Bet mes jau turėsim, taip dabar... Jo. Kai pasižiūrėjau trailerį, aš tai buvo... Okay, I'll watch it. Žinai, tipo, tai vis dar nepatinka, bet neatrodo tai blogai, kaip galvojau, kad bus. Atrodo labai gerai, galiu pasakyti. Man vienas minusas tik tai. Baisiai per tamsų. Taip. Šitą norėjau pasakyti. Apskritai, aš nesuprantu, kodėl dabar viskas yra taip tamsu. Nežinau, visi... Spalvų kažkaip to vibrant nėra dalyko. Tiesiog yra, tai visus suspaustos, tos spalvos yra tokia pilka gama, žinai. Ir ta pilka gama, jinai tinka, kaip filmuose buvo daręs, nuo 3, nuo 4 filmo jau gali eiti į tą tamsumą, žinai, kur ten jau eina ir istorija, tamsi niuri ir žiūri. Ir filmai ėjo į tamsi. Taip. Blemba, pirmam filme nereikia, jisai labai... Norėjau čiaudėt, bet sakyk. Jo, jisai labai šviesus tas filmas. Ir knyga yra pakankamai šviesi, nepaisant to ten tam tikrų elementų, žinai, kur buvo, bet, iš principo ten yra pakankamai spalvinga. Ir antras filmas turėtų būti irgi dar visai toks. O čia taip iš karto neriblėti tą tamsą, žinai. Ir aš taip galvoju, duokit kažko tokio biškai kitokio, žinai. Jo, bet, kaip sakant, nepradėkim dar peikti, kol nepamatėm. Atrodo man labai gerai. Ir... Šiaip aš labai džiaugiuosi pagrindiniais aktoriais, man jie labai gerai atrinkti, jokio priekaišto. Ir šiaip, bet kas realiai, bet koks žmogus, kuris bando kritikuoti ar ten... Tu gali būti nepatenkintas, žinai, tau gal nepatinka kažkoks tai atkurtas tas aktorius, personažas. Bet ten kažkokį heitą stumtant vaikų, tai yra labiausiai žemas dalykas, žinai, ko iš tikrųjų labai daug internete yra. Ir ant vaikų tai iš viso nereikia, jie tiesiog dirba savo darbą, kur dar net tikrai nelabai supranta turbūt, kodėl juos taip heitina. Bet mano akimis visi iki vieno, ypatingai tie 4, sakykime, pagrindiniai vaikai, įskaitant ir Drakas Mirdžių, kuris biškai kitaip atrodo. Jo, jis kažkaip per mažai Drakas. Jo, bet mes turim tik tai vieną, žinai, tą įvaizdį, tą, kur slick back, tipo sulaižyti. Atgal, čia biškai kitaip jisai padarytas, bet man atrodo, jisai visai tinkamas vis tiek personažas, žinai. Sakau, matai, labai yra sunku, nes tu turi... Taip, mes turim vieną viziją. Viską. Taip, ir dabar yra tiesiog, sunku. Tiesiog. Sunku bus persilaužti labai, nes tai yra labai stipriai kultūrai įaugęs, į mūsų smegenis įaugęs pasakojimas. Taip, ir aš pamačiau tipo Hagridą ir irgi toks, žinai, tipo... Hagridas biškai aš labai mėgstu Niką Frostą, bet mane labai užtasė. Taip, jo, aš matau, kad čia Hagridas, viskas gerai, bet... neturi, jei gali biškai pakeisk Maiko kampą, kad, taip. Mhm. Žodžiu, tai jo, bus sunku pakeisti, nes, aš esu matęs N kartų tos visus filmus. Dėl ko labiausiai bus sunku pakeisti? Snape. Jo. Vėlgi mes esam apkalbėję šitą dalyką. Man nemaišo, kad jisai yra juodaodis aktorius. Man labai maišo, kad juodaodis aktorius yra Snape'as. Tai iš visų aktorių, kur
jūs sakot, kad... Iš visų personažų, kurie yra visoje istorijoje, Oi, galėjo... taip, iš Dėl visų manęs, personažų. tarsi, dėl manęs Dumbledoras galėjo būti juodas. Bet, blet, Snape'ui, taip netinka, nes taip sugadina istoriją, nes jinai apie rasizmą pasidaro, žinai. Ir Taip, labai nes netinka. Hario tėvas jį bulino, nes Haris visus pirmus metus galvoja, kad jisai Taip, pavogė dalyką. Blet, čia įtarinėjo. yra maksimaliai rasistinis nukreipimas. Ir Aišku, man- čia gal ir mūsų požiūris yra į tai, bet čia yra ir visuomenės dalykas, kaip mums yra įkalta. Jo. Tiesiog. Tai gal Tai jie pakreips istoriją taip, kad tai bus logiškas sprendimas. Tai vad sakau, aš kol kas labai nepatenkinta šitų castingų, bet ne konkrečiai dėl to vieno žmogaus, o dėl to, į kokį personažą jį pastatė. Bet tebūnie, pasižiūrėkim. Jis atrodytų gal visai geriau, net ne gal kaip naujas Blade'as. Mačiau fan editus su greičio akiniais, labai gerai atrodė. Ir su tuo odiniu ploščium. Ok, matysim, bet šiaip atrodo labai gerai, aš visai excited. Daug dalykų gruodį turėsim. Oi, Kaip visada, žinai, gruodį nėra daug laiko. yra Nes labai daug kontento. Šventės, šeima ir tada pasileidžia Kopa, pasileidžia Harry Potteris, pasileidžia Marvelis, pasileidžia kas dar gruodį. Nu tai Avengeriai su Kopa, tada Potteris, tada turim Jumanji 3, tada turim... Kažko dar bus, bet bus Žodžiu, žiauru. daug. Tai, tai vat. Kas dar iš naujienų, to atsidarysiu. Vienas tikrai geras dalykas, tai kad Stevenas Colbertas, tas, kuris yra komikas ir vėlyvosios laidos vedėjas Amerikoje, baigė savo karjerą vardan Donaldo Trumpo dėka ir dėl to jisai dabar turės daugiau laisvo laiko. Tai iš principo galim ir padėkoti Trumpui, dėl to jis turės daugiau laisvo laiko. Jisai, kaip žinom, yra maksimaliai didelis Žiedų valdovo fanas. Ir jisai kartu su Peteriu Jacksonu, kuris producins būsimą projektą, kurs naują Žiedų valdovo filmą iš pirmosios Žiedų brolijos dalies. Kai aš nesuprantu, ką tu šešnikai, bet šnekėk, prašau. Žodžiu, Peteris Jacksonas sukūrė 6 filmus. Taip, Pagrindinė istorija ir Hobbito. ir Hobbitas, taip. Bet kai jisai kūrė pagrindinę istoriją, Žiedų valdovo Žiedo brolijos knygoje buvo nuo 3 iki 8 skyriaus istorija, kuri buvo nepaliesta. Ir daug kas skaitė knygas, tipo didieji fanai, sako, kad ta istorija šiaip yra žiauriai gera ir tikrai labai įtraukianti. Ir kai kurie žmonės grįžta tik tai paskaityti būtent va, tą dalį knygos, nes jinai yra praktiškai atskira. Ten yra kaip, ten pirmoji knygoje realiai pasakoja tai, kas vyko jau po visų 3 knygų. Okay. Ir ten yra, tipo, kaip Semas, Meris Pipinas grįžta po 14 metų nuo Frodo mirties, atkurt realiai šitą jų kelionės pradžią, žinai, nu taip, tenais. Nes ten Semo dukra, ten atranda kažkokius dalykus. Žodžiu, tenais yra visai cool istorija, kuri aš baisėsi, aš prieš 20 metų turbūt skaičiau tas knygas, dabar nebeatsimenu tiksliai. Reiktų pargrįžti ir perskaityti bent jau tą, bet žodžiu, esmė, kad labai užsihypinęs Colbertas, labai užsihypinęs Peteris Jacksonas, studija sutiko, viską duoda, žinai, realiai, tai jie dabar sės, rašys scenarijų ir darys. Tas filmas išeis po Golumo medžioklės. Golumo medžioklė išeina 27 gruodį. Tai dabar jas čia vasaros metu pradės rašyti scenarijų, tai gali būti, kad 27 pradės filmuoti, kokiais 28-29 metais turėsim dar vieną Žiedų valdovo filmą iš būtent Žiedo brolijos knygos. Tai vadinasi, nebus taip, kaip yra kūriamas serialas iš nuotrupų kažkokiu tenai. Cool, gerai. Aš kažkada pažiūrėsiu. Dėl Mumijos aš norėjau biškelį... Ką aš čia buvau praleidęs? Čia aš kalbu apie... Lee Cronin'o mumiją. No. Ką aš čia buvau praleidęs? O ką tu nori sužinot? Aš šiaip esu Mumijos fanas, nes skaitant tos paskutinės Mumijos, kuri ten buvo kažkokia huinė. Mes apie ką kalbam? Aš kalbu apie Mumiją su Fraseriu. Tai čia nesusiję dalykai. Aš žinau, bet koks filmas, kuris taiko į Egipto
istorija man įdomu. Aš nelabai žinau iš tikrųjų, kiek bus šitas susijęs filmas su Egipto istorija ar panašiai. Čia aš taip suprantu, realiai yra, aišku, bandoma grįžti prie monstrų visatos. Šiaip yra iš principo Universal Monsters, ne? Nu, tai studijos Universal sukurti monstrai kino ekranuose, kurių tarpe yra Jekylas Hydas, yra Frankensteinas, ir Frankensteino monstras, yra Mumija, yra kažkas dar neatsimenu tiksliai. Swamp, tas pelkių žmogus, paskui, man atrodo, ir nematomas žmogus tam tarpe yra. Nu, žodžiu, ten visas tas rinkinys. Mumija yra vienas iš tų, kur yra praktiškai vos neužbrandintas, man atrodo, monstras. Ir tam, kad apeitų teisinius dalykus, už tai filmas, pavyzdžiui, vadinasi Lee Cronino Mumija. Oficialiai visas filmo pavadinimas yra su režisieriaus vardu ir pavarde. Va, tai ir reiškia, kad tai bus realiai siaubo filmas, kuriame pagrindinis bus, blogietis, kaip ir iš principo Mumija, mumifikuoti palaikai, kurie atgyja realiai. Tai va, žiūrėsim, ką jie tenais padarys. Bet tai bus normaliai siaubo filmas, o tu nelabai žiūri siaubo filmų. Ne, sunkiai, bet mačiau, kad A24 paleis Backrooms. Taip. Visai exciting. Pasižiūrėjau trailerį. Aš nieko nežinojau apie tą Čia buvo Backrooms. interneto dalykas tiesiog. Jo, man draugas 2-3 mėnesius buvo toks backroomų dalykas. Man draugas paaiškino, kad ten iš principo yra Farčano dalykas. Aš Farčaną niekados per daug laiko neleidau. Visai laiko neleidau. Turėjau draugų, kurie ten sėdėdavo kiaurom parom. Man tai buvo per daug ne mano dalykas. Kadangi Farčanė gimė, tai aš nieko ir per daug nežinau. Bet trailerį pasižiūrėjau. Blemba visai įdomi atrodo istorija. Nu, tokia kitokia. Jo, tai vat man visai įdomu tie. Tai gal reiks pasižiūrėti? Nežinau. Gal. Ar turėsim kine? Taip. Turėsim? Taip. Nu, okay. Nu, tai gal išdrįsiu, nežinau. Bliam, Backroomy yra, toks nejauks dalykas. Tai matysim. Nežinau, kad čia dar Jumanji baigė filmuot. Jeigu esat Beef serialo fanai, tai vat antras sezonas jau neužilga bus irgi. Nežiūrėjau pirmą net. Tai net. Aš pirmą žiūrėjau, bet tiksliau pradėjau žiūrėti ir kažkaip neužkabino, nebegrįžau. Bet antras sezonas balandžio 16 išeina su visai naujų castų, tai vadinasi sezonai, kaip ir jeigu žinot, kas yra True Detective, tai bus lygiai taip pat vienas sezonas, viena istorija. Čia jau bus kita istorija irgi. Tai čia negali sakyti, kad iš principo tęstinė istorija, tiesiog pats konceptas tas pats yra. Tiesiog beefina kažkas. Tai. Jo. Kas dar, tai The Immortal Man išėjo, čia biškeliai, Pasiplėtok. Senos žinios. Papasakok, 10 minučių skirk. Jo, aš galvoju, kad mes gal kažkada tai apžvelgsim, bet žodžiu, išėjo The Immortal Man, čia prieš gerą savaitę jau. Kovo 20. Tai, istorijos pabaiga turėjo būt, bet aš kaip ir sakiau, jau aš trailerį pasižiūrėjęs, aš mačiau, kad čia man nelabai patinka, kur čia viskas veda. Realiai, aš tiesą sakant, nelabai pamenu, kaip buvo tas 6 sezonas Pykių. Nes filme didžioji dalis jų jau yra mirę tiesiog. Ir yra gyvas Tomas, Ada ir... Aš tau spoilinsiu viską. Pasakok, nesvarbu. Yra likęs gyvas Tomas, Ada ir Tomo sūnus. Nu ir ten Ados ten vaikai. Nežinau, kiek ten turi porą, gal berniuką ir mergaitę ar something, žodžiu. Visi kiti yra tiesiog iššaudyti, Artūro nėra, to, net neatsimenu vardo kito, dar jis ten 4 sezone buvo gal nušautas, žodžiu. Ir visa istorija yra apie tai, ir tas The Immortal Man yra dalykas, kad žmogus, kuris nori mirti, žinai, kai tu stengiasi kažką padaryti, tau niekada nesigauna. Žmogus, kuris norėjo mirti 30 metų, vis dar yra gyvas. Ir čia jau yra realiai praėję apie 20 metų nuo Peaky Blinderių to, piko. Nieks jau nebežino, kas yra Tomas. Gatves jau valdo Tomo sūnus. Ir jisai labai įsisiautėjo ir, žodžiu, sako, Tomai, grįžk į gatves ir tipo susitvarkyk savo sūnelį, žinai. Ir ten dar suvesta yra su antru pasauliniu čia jau karu. Ten kaip bombarduoja ištisai Angliją, žodžiu, ir vokiečiai ten bando prastumti didelės sumas svarų į Angliją, kad sugadinti ekonomiką.
Nu ir žodžiu, kažkokiu būdu iš didžiausios Anglijos grėsmės Peaky Blinderių lydo Tomo padaro didvyrį karo, nu ir gale filmo jį nužudo tiesiog. Tai aš nežinau, mane tai nuvylė baisiai. Bet aš jau sakau, aš trailerį mačiau, kad jau čia kažkokie huinė bus. Aš net nežinau, tipo, o taip, blėt, čia siksė, dalyvaina, na, žiauru, atsiprašau. Aš nežinau, į ką man žiūrėt, žinai. Ar į naują charakterį, kuris įvestas va dabar tiesiog Tomo sūnus, ar į Tomą, kurį jūs bildinot, blėt, 6 sezonus. Ir kodėl čia reikėjo to sūnaus dabar. Nu ir toks įgavosi kažkokie huinė, galiu pasakyti. Aš net nenoriu labai plėtotis, nes aš esu nusivylęs. Aš daviau 3, vien tik iš pagarbos, bet šiaip, nu tipo filmas iš dalies, jeigu tu žiūri kaip į filmą, jis nebuvo labai blogas. Jeigu tu žiūri kaip į sezono pabaigą, nu aš nusivylęs. Bet čia reikia pamatyti, žinai, nepasakyti. Ar bus dar? Ne. Nebent jie tęs tipo su Tomo sūnum. Tomą nužudė. Jau, kaip ir. Bet jeigu jisai yra nemirtingas. Immortal. Ne, aš ką, viskas gerai. Matai, ten taip suvedė, kad tu būtum tas Gypsy King, tave turi nužudyti. Ir kai buvo stipriai Tomas sužalotas, jisai davė tipo sūnui savo pistoletą ir sakė tipo, nu, padaryk šitą ir tap Gypsy King. Nu ir jis kaip ir tapo. Tai aš manau, kad čia jau su Tomu užsibaigė visi dalykai. Okay. Tai va. Čia taip trumpai. Žvalgėlė. Aš nenorėjau labai plėtotis, nes aš nusivylęs. Žodžiu. Einam į filmus, kuriuos matėm. Ir aš įtariu, kad mes pradėsim nuo silpnesnio. Komentarą ten kažkokius labai special. Šiaip buvo dėl, ką vertėtų paminėti, tai Chuck Norris. Jo. Ir buvo komentaras. RIP. Jo, ir buvo komentaras irgi tą pusę, kad mirė žmogus ir kad buvo proga, nu, peržvelgti, žinai, visą jo tą kino istoriją. Ir žmogus... Confused. Jo, confused, kodėl jis buvo toksai garsus. Aš manau, tai buvo savalaikis dalykas. Jis tiesiog, žinai, buvo toks urban legend. Chuckas Norrisas. Jis tiesiog tapo legenda. Taip. Ir jisai vaidino su didžiausiais vardais, jisai prieš Bruce Lee stovėjo. Nu, ta prasme, Bruce Lee, tai, nu, jis tiesiog savitai tapo. Nėra jo filmai kažkokie labai geri. Nei filmai, nei ten tas Texaso Rangeris. Mes tiesiog visi jį žinom iš mymų. Jis tiesiog patapęs legenda yra, tiesiog jo vardas turi reikšmę. Ir svorį kažkokį. Kaip ir Bruce Lee'as, tipo. Mum jau gal nelabai, bet vat kartai prieš tai, pavyzdžiui, mano tėvuko kartai, tai Bruce Lee'as yra tiesiog Max. Nu ir tas pats, nu tai pasižiūrėkit į tos visus Schwarzeneggerio filmus, apart ten Terminatoriaus antro, ar Stallonės filmus. Ten yra visiškai nesąmonė, bet ten yra tiesiog labai stiprus ir tuo metu labai svarbus veiksmo filmai, kurie, nu, turėjo labai didelį svorį. Lygiai tas pats buvo ir su Chucku Norrisu. Tai čia nėra taip, kad jis ten buvo kažkoks, nežinau, tas Danielis Day-Lewis, žinai, ten senosios kartos. Ne, jis tiesiog buvo oldtimeris, senukas, kuris pardė užpakalį, žinai, visiems. Jo, nebuvo jis nei geras labai aktorius, nebuvo jis ten kažko maks ypatingas, tiesiog turėjo, nu, legendinį vardą ir tiek. Tai jo, aš net negalėčiau pasakyti kažkokio labai vieno filmo su juo, kad jis ten, žiūrėjau, labai geras filmas, žinai. Man jis yra žmogus iš mymų ir žmogus, kai sergi mokykloje ir ryte eini per kanalus ir tiesiog Texaso Rangerį rodo ir žiūri, nes nedaugiau Nu, tai Walkeris, aišku, čia yra legendinis vaidmuo. Aš gal dar atsiminčiau tas Missing in Action, man atrodo, buvo, kurį tikrai nekartą esu matęs. Per tą patį teliką irgi. Tai, nu ir tas, kur buvo blogietis, man atrodo, jisai vaidino blogėtį ir buvo prieš Bruce Lee, žinai. Nu, nežinau, kovojo su Bruce Lee. Jo. Tai va, tai... Tai va. Jo, o komentaro aš nežinau, dabar nesu atsidaręs. Aš atsidariau, bet kažkam gerai susiklausė lietą savaitgalį, tada Ryčka rekomenduoja Kokuho apie Kabuki teatrą, tai šito mes nepasižiūrėjom filmo. Čia apie kino pavasarį. Gajus rekomendavo, tiksliau peržiūrėjo, pats sakė, kad Romerija.
Tai nepaliko per didžiausią įspūdžio, bet ir nesigaili pasižiūrėjęs. Ir taip pat gavom biškai kritikos, kad naujienos nusenė. Tai, Nu, jo. tai čia... Bet manau, tai jau atsakyta, tai nėra čia ką plėtotis. Ok, klausimų labai nebuvo, tai galim judėti tada į Reminders of Him. Taip. Jau truputėlį įvedėm į temą, kad tai yra knygos adaptacija. Dabar... Kalbėk. Gerai, kaip tu įvertini šitą filmą? Aš daviau jam, jeigu neklystu, 2 iš 5. Ir leiskit man pasakyti, kodėl. Aš mėgstu romantinius filmus, aš tikrai jaučiu savotišką, toks guilty pleasure yra. Visos šitos romantinės dramos man visai patinka. Ir prie mano visų laikų mėgstamiausių filmų, tikrai gal ne numeris 1, bet pavyzdžiui yra About Time filmas. Tai yra ten absoliučiai saldi drama, aišku, ten su šiek tiek tokio sci-fi elemento, bet ten kelionės laikų ir panašiai. Hoover istorijos, aš iš karto žinau, jos nėra labai geras. Bet, pavyzdžiui, žiūrėti viskas, kaip ten, It Ends With Us. Lietuvių, mes irgi aptarinėjom podcast'ą šitą filmą. Man patiko, nes ten buvo savitai gražu, aktoriai gražus, žmonės gražus, ten gėlytės, ten dekoracijos, daug detalių į tą aplinką buvo sutelkta. O šitas filmas, mano akimis, dabar, blemba, aš pradėjau kalbėti ir vėl prisiminiau, kad mes neaptarėme, apie ką istorija yra, bet aš pabaigsiu mintį. Kaip gausis, taip gausis. Ja. Šitas filmas buvo labiausiai basic adaptacija, kokią galima padaryti apie romantinį filmą. Ir tai yra toks Hallmarko produkcija, žinai, kurią esu matęs 73 kartus prieš tai. Tai čia vienas iš didžiausių minusų šito filmo, kur jisai neturėjo jokių atiperkamųjų vertybių, redeeming qualities. Taip, nes tai yra filmas, kurį tu pamirši po 2 dienų. Aš tą filmą pamiršau po 2 minučių, kai aš išėjau iš salės. Taip. Tiesiog, dar kas prisidėjo, kad aš prieš šį filmą buvau, ne per vieną dieną žiūrėjau, bet kelias dienas atgal žiūrėjau Project Hail Mary, kuris kokybės prasme yra 17 tu negali lyginti, žinai, tokių dalykų. Negali, bet to emocija yra visai kitokia. Taip, kai tu, mes šitą, žinai, išnekėjom šitą fenomeną, kad kai tu sėdi kine ir būna mėnesis šūdo ir tu tada ateini į vieną filmą, kuris yra vos geresnis negu šūdas ir tada, wow, koks geras filmas, nors iš tiesų jis yra tiesiog vidutinis, bet kai tu esi prisivalgęs šūdą, tu tiesiog vos geresnį filmą jau vertini visai kitaip, žinai, tai kai ateini iš gerų į... O filmas yra, kadangi aš jau pabaigiau savo tą pagrindinę mintį, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad filmas yra apie merginą, kuri grįžta į savo namus po tam tikrų tragiškų įvykių. Ir jinai bando susitvarkyti savo gyvenimą ir viena to gyvenimo dalis yra dukra, kurios jinai nematė nuo pat jos gimimo ir dabar gyvena su seneliais, pas jos buvusi bičą, o dar tam visam katile to buvusio bičo geriausias draugas yra. Jo, buvęs bičas, spoilinam. Taip. Buvęs bičas nebuvo nužudytas, mirė. Tiesiog mirė. Jo, žodžiu, jie važiavo iš... Tragiška autokatastrofa. Taip, jie važiavo kartu, tragiška autokatastrofa. Tragiška autokatastrofa, tai tiesiog yra nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė mašiną. Visa drama. Ir jam nepaėjo, tiesiog turbūt gal kokį sprandą nusisuko bekrisdamas. Something, jo. Tai... Šiaip viskas yra tokiam baziniam lygmenį visam šitą filmę, kad man jokio efforto padaryti įtraukiančią istoriją nebuvo. Esmė, kad jinai buvo apkaltinta kaip nužudžiusi jį, jinai atsisėdo į kalėjimą, tuo metu buvo pastojusi, kalėjime pagimdė, vaikas buvo neišnešiotas, dėl to net neleido pabūti su juo, net ten kiek duoda 2-3 dienas. 2 paras. Realiai atėmė iš karto ir taip ir jos nematė, po 5 metų jinai grįžo į tą savo miestelį ir bando kažkaip tai... Prieit prie to vaiko. Jo, prieit kažkaip prie to vaiko, žinai. O tas buvęs geriausias draugas to mirusio bičo neleidžia jai ir pabiškai įsimylė ją. Bet vis tiek neleidžia jai.
prieit. Nu, žodžiu, myli tą dukrą kaip savo dukrą Ta. ir pradeda mylėti tą moterį, tą mamą, kaip, žodžiu, biškelį faktą. Šiaip yra labai confusing, tokia labai lieva istorija. Šiaip galiu pasakyti, yra labai labai paviršutiniška ir lieva meilės istorija. Nes tikrai, Taip. aš esu matęs Hallmarko filmuose geresnių istorijų. O čia tai iš viso buvo tokia šūdina, bet vėlgi, aš iš karto dar prieš tai, kaip žmonės pradės ant manęs rėkti, galbūt ir nebus taip. Bet tik tai noriu pasakyti, aš suprantu, kad filmas nėra targetinamas į mane. Nu, čia atsargiai su šitais seksistiniais dalykais, bet... Ne, aš ne dėl to, kad čia yra bobiškas filmas, o dėl to, kad aš nesu to filmo tikslinė auditorija, visiškai, absoliučiai. Gerai, kas yra tikslinė auditorija? Moterys, kuris skaito romanus. Ne? Sakykim, kad tai yra žmonės, ne tik moteris, gali būti. Aš Kokias Colleen atsargas Hoover knygas irgi skaičiau. Nu, tiksliau skaičiau, dabar skaitau, verite. Nes filmas bus irgi. Tai aš negaliu sakyti, kad aš neskaitau, bet tiesiog visi žmonės, kurie skaito Colleen Hoover knygas ir kurie jiem patinka. Čia yra tikslinė auditorija. Ar man patinka verite? Kol kas ne. bet skaitosi lengvai. Bet veritės irgi bus filmas. Ja. Jo. Tikiuosi bus geresnis už šitą. Nu, istorija nėra bloga. Šiais metais, man atrodo, ne? Ja, spalį, man atrodo, išeina. Something. Tai va. Man ir dar vienas dalykas, pati istorija, aš nelabai jaučiu jokio rezonanso, žinai, tai aš nieko neužlenkiau, aš kalėjime nesėdėjau, aš nesu praradęs vaiko, aš neįsižiūrėjau kažkokios tai nejasnos panos, aš nejaučiu, kurį užėjo į barą, aš nejaučiu jokio ryšio su personažais. Ir to ryšio su personažais niekas nesukūrė. Mano akimis. Bet dabar papasakok, nes aš šiandien rentą savo pavadinimą. Ne, tai viskas gerai. Aš žinok irgi neturiu labai daug teigiamų dalykų. Manęs neįtikino nuo pirmos minutės, kai jinai išlipo iš takso ir pradėjo ten spardyti tą kryžių. Ajo. Kodėl taip, tu bet spirti tą kryžių, kas tau yra? Agresyviai ir tada į taksą vėl įlipi. Su tuo kryžium. Tai spirk normaliai. Na. Ta prasme, žinai, taip yra blogai, kai tu nuo pirmos minutės neįtikini. Ir iš karto, ta prasme, tas, požiūris. Kaip tu parodai pirmą minutę, labai daug sudaro, taip kaip tu pirmą kartą įeini į kambarį. Labai daug sudaro į tave, žinai. Tai tiesiog, bent pirmą minutę padarykit, nes manęs net neįtikino, kad jis tą kryžių. Tai ką aš nekė, žinai, apie toliau. Ir pirmas, šiaip, ką aš noriu pasakyti, ar tau, aš visą filmą sėdėjau, blėt, į kainą man yra panaši. Filmo gale, aš supratau, Felicity Huffman. Čia yra iš Desperate Housewives, Lynette's Kava. Kaip dukra. Ne? Gal ir galėtų būti. Man buvo, aš visą tiesiog ieškau duomenų bazėje atitikmenų, bandžiau sumepintos du veidus, į ką man panaši ir aš tas galę supratau. Bet ne apie tai. Gal kažkam dar tai buvo. Ką aš sakiau, kad manęs neįtikino jinai, ne? Taip. Ir ta istorija, aš dabar mėtysiuosi, bet kas man dar labai kliuvo, tai patikė tą tragišką istoriją su ta mašina, o jie tiesiog važiavo, net kas ten buvo, bet atrodo, kad nulūžo ratas, kas čia buvo, tiesiog į duobę važiavo ir apsivertė mašiną, kas čia, tai, nes atrodė, kad važiavo ant temblę. Žvirkeliu važiuoja. Jo, važiuoja žvirkeliu, kadgi neskrisiu 108. O vertės, su 100 pem būtų liekus. Ne, ten apsivertė realiai kaip ant pem važiuojant, nes jeigu būtų važiavus 100 kem, būtų bet apsivertę 16 kartų, žinai, nuo tokio griovio nulėkė. Nes ten tipo, toks nemažas, žinai. Tai aš, tokių, žinai, fizinių dalykų, kur atrodo, nesuprantu, kaip jis ten nusimušėt iš viso, žinai. Nes senas drachlas buvo. Jo, ir antras dalykas, jūs prigėrė, buvo, žmonės... Bet jie nebuvo prigėrė, čia tame esmė ir buvo, tipo, filmo man visą atrodo, laiką. Man atrodo, kad išgėrė buvo, ne? Ne, visą filmo laiką. Tu galėjai suprast, kad jie, tipo, tas DUI, tai Driving Under Influence, ne? Tai, tipo, paveikti kažkokių tai, arba alkoholio, arba šiuo atveju narkotikų, bet jie, tipo, nuvarė ir po pusę guminuko suvalgė. Prieš eidami... aš mačiau tą guminuką, tai kaip man supras, kas ten per substanciją pas juos? Nes sako, aš vienas, taigi negaliu daryti. Gerai, paimsiu.
Man vis tiek nepasako, kas ten per substanciją. Nu tai žolė, ką aš žinau, okay. su kuo guminukai hebra būna, aš tai nežinau, aš per senas už tiem dalykam, bet su kažkokiais narkotikais, nu tipo. Nu aš nežinau, tipo, ar tu gali, nu šiais laikais viską galima, bet anksčiau būdavo, kad kodėl visi saldus dalykai būdavo iš žolės, nes tu darai žolės sviestą. Ir iš to sviesto ten gamini visus kepinius. O kaip jie tai padaro, bet nu, šis laikais suprantu, kad guminukai tikrai viską gali tipo padaryti, jaučiu, mano labai pasenusios žinios. Nebūtinai su žolė. Jo, neturiu patirties, aš tam reikalė, tai nežinau. Bet, nu, esmė, kad, under influence. Žodžiu, tai, bet jie Vis tiek atsipalaidavę, jeigu ant žolės, tai tu vis tiek tu tipo toks. Ja, bet ta prasme, nuo pusės guminuko tikrai, nu aš nežinau, kokia ten dozė turėjo būti, kad tu dar atsimaudytum ežere, atbūtum iki vakaro ir tada jau naktį važiuodama, supranti, įpistum į duobę, apsiverstum ir ten galia tas pagrindinis išrišimas, ble, ten ją apkaltino dėl to, kad jinai nesikreipė pagalbos, bet vietoj to, kad jinai būtų pasakius, kad aš bandžiau kviesti pagalbą, bet niekas nahui man nestojo ir visi pravažiavo. Tai ne, jinai jo, aš nužudžiau ir tada atsisėda į kalėjimą, blėt, 5 metų. Nu, šiaip jo, fuck? Toks irgi labai keistas. O aš buvau sužlugdyta, žinai. Tu vis tiek išėjai pagalbos kviestis. Nu, jinai parėjo iki miesto. Nu, jo. Nu taip, nieks nestoja, jinai parėjo iki miesto, dėl to... O tu telefonų nebuvo ten prieš 5 metus, tipo? Nu, akivaizdu, narkotikai guminukuose buvo, telefonai ne, tai... Jo, man irgi toks buvo keistas, kad jūs, tipo, neturite telefonų. Jo, kad jinai neturėjo telefono po kalėjimo, tai kinda make sense, bet kad neturėjo telefono prieš tą, nu tai biški nesąmonė. Tai... Nu nežinau, nu ten visas premisas yra šūdinas ir istorija yra šūdina ir ta meilės istorija irgi yra tokia neįtikinama. Nu, tipo... Ta sąžinė kažkokia užgraužė tą bičą, kur pradžiai tipo vos neišspyrė į lauką, tiksliau išspyrė. Nu, netiesiogiai, bet išvarė tiesiog ten iš baro. Jis parvežė ją ir paskui tipo grįžta. Ir dar ta dauniukė mergaitė, žinai, comic reliefas, toks, šiaip turbūt geriausia dalis filmo buvo personažas. Nu, tai tikrai labai juokinga buvo. Jerk. Ir visa kita. Nu, ta prasme, tokių random dalykų kratinys. Ir man pikta, nes aš šiaip galvojau, kad jisai bus toks pusėtinai neblogas romantinis filmas, bet jis toks nebuvo. Dar atsižvelgiant, atsiprašau labai, viskas gerai. Kad Maika Monroe yra gera aktorė iš savęs. Paskutinis filmas, kuriame jį vaidino, buvo tas Longlegs. Tas siaubekas. Nu, jis belia kaip gerai, jinai tenais atliko savo vaidmenį, nu, taip įtikinančiai. Ir čia aš galvoju, nu gerai, gal jeigu nepatiks istorija, žinai, nu tai Maika tikrai patiks. Nu, nichuja, blėt, atrodo, nu, taip prastai vaidina. Arba bent jau jinai neįsijautė į savo vaidmenį. Arba man tai pasirodė, aš nežinau, gal man vaibas hujovas buvo, kai aš ėjau į tą filmą. Nežinau, negaliu paaiškinti, bet tiesiog, nu, tipo, nu, nesu rezonansinis. Aš neturėjau ten tiek daug neigiamų dalykų. Aš pasižiūrėjau filmą, pamiršau ir nebuvo max blogai, bet nebuvo tikrai nieko gero. Kažkaip labai neigiamai. Aš labai kažkaip prastai jaučiausi po to filmą. Nes jaučiausi išmetęs 2 valandas biškai taip. Ai, tai čia dažnai tai būna, bet, pavyzdžiui, aš kai sėdėjau salį pas mus žiauriai daug merginų verkė, ta prasme, taip, ne tai, kad ten girdi, žinai, kad biškelį nosį traukia, ten viena buvo jau ten, kur jau... Nu, pasikūkčiodama? Jau tokį, žinai, girdi, shit, jūs čia taip kabina šitas dalykas, tipo, okei. Nes aš šiaip esu tikrai labai jautrus žmogus, bet mane kažkaip neprikabino šitas filmas visiškai. Klausyk, aš apie šitą dar pakalbėsim, bet aš žiūrėdamas į akmenį verkiau. Tai, nu, žinai, man kažkaip žmogiškos emocijos, gal empatijos biškai link žmonių trūksta. Bet... Šiaip yra šitas ir man, žinok. Man kai kurių žmonių tiesiog negaila. Ir tada filmo pabaiga. Dar labai noriu apie tai pakalbėti. Dar prieš pabaigą. Nu, davai. Kodėl jūs darot šitą visą fake dalyką? Nu, taip, gal čia nėra fake dalykas, bet man taip keista ir aš neturiu gyvenime šitos patirties. Ateina į kambarį 2 žmonės. Jie riejasi, yra kažkoks, nu, sexual tension, okei. Jie riejasi, pizink iš namų, atidaro duris,
eini iš namų, uždaro duris, pradeda laižytis. What the fuck? Čia taip veikia gyvenime? Nežinau, man niekada taip neveikia. Nu, tikriausiai ir man, ne. Aš nežinau, tipo, nejaugi, ar tu taip nejauti žmogaus, nu, kai ant mane žmogus piktas, aš mažiausiai, tipo, kas yra, tai blėt stajakas. Nu, tipo, aš nesuprantu, tipo, kaip šitie dalykai ir visuose filmuose visada taip pavaizduoja tos čiadus, kad uždaro duris ir, tos rankos ant sienos. Jo, žinai, jo. tipo, what the fuck, jinai ką tik rėkia ant tavęs. Ir jinai dabar taip jau čia ant tiek tavęs nori, kad net išjungia visus, ta prasme, pykčius, visus principus moteriškus, viską išjungia, nes man va, tokie dalykai taip mane hitina, kur tipo, nu taip neveikia gyvenime, nu nebūna taip, tiesiog. Kodėl jūs... Šiaip man įdomu, gal ir būna. Gal kažkam iš čia klausančių yra taip buvę. Tai vat, jeigu buvo, tai pasidalinkite. Ir aš nenoriu dabar skambėti kaip nuskriaustas vyras, tipo, bet man atrodo, kad labai iškreipia moters požiūrį. Tokie filmai ir tokios knygos ir serialai ir visa kita, tas visas toksai netikra meilė. Nu ir šiaip ten visi reelsai, visa kita, žinai, bet manau, kad žiauriai iškreipia šitos dalykus. Aš tik galiu pasakyti, kad Colleen Hoover kaip knygų autorė yra žoskai gašli moteris. Nes jeigu tu paskaitytum jos knygas, seniai, toks jausmas, kad jinai labai seniai negavus yra. Ir taip, kaip jinai rašo, taip stymiai, kad jau man, žinai, net prakaitas prakauptis ant kaktos. Okay. Ble, tarsi tu skaitai ir tu matai, kad jinai tikrai labai nori sekso. Okay. Ir čia tikrai neseksistiškai sakau, ta prasme, atsiverskit, aš vertę skaičiau ir man buvo... Atsiverskit. Seniai atsiverš 6 puslapį. Taip skamba. Nu, aš ten yra something, ten moters aistros nupasakojimas, ten Bet gerai, jinai gerą jaučia, pornografiją, žinai, žinok, labai yra. gerai tada rašo, kai jinai jaučia visą šitą, žinai. Bet tas pats trendas eina realiai per visus filmus. Nu tai tiesiog jos yra fantasy, tai tu... Taip, jos fantazija yra labai gašli. Nu, vat, jos tema yra, žinai, apie tai rašo, žinai. Ir akivaizdu, kad yra auditorija tam. Nu, matai, ne pirmas jau, net ne pirma adaptacija ir ne pirmas... Jau smarkiai per daug. Apskritai bestselleris, žinai, taip pat. Tai, bet Reminders of Him tikrai labai populiari knyga ir tikrai turėjo būti. Žmonės giria, sako, kad viena geriausių. Panašu, kad ne. Tai... Nu, knygų gal jo, bet filmų... Nu, filmas, jo, gal ne. Čia apie filmą mes šnekėjom dabar apie... Ne, nu, aš taip pasakiau, kad knyga yra viena geresnių, sakykime, jos. Jo, nu, tai gal ir yra, taip, žinai, tiesiog aš neskaičiau tikrai, žinai. Aš apskritai... Bet kad jinai labai gašliai rašo, tai faktas. Ir tai tas durų prirėmimas, tenais įstumimas, žinai, ten į sieną, tenais, kai tu prispaudi visų kūnų, tenais raumeningų, žinai, tokio. Da, aišku, raumeningų, nu. Nu, tai Už tai man ir niekad nesuveikė, žinai. Nu, matai, jo, tas vat yra, kad... Tas yra kūno kultas ir tas labai jaučiasi jos kūryboje ir aišku, nu... Taip. Nu, bet tai visur yra, ta pornografija yra ant to pastatyta, nu, ta prasme, ant gražių kūnų. Irgi iškreipia. Jo. Tai va, bet... Nu jo, tai va šitas apie tikrai dažnas dalykas apie tas pristumimą prie sienos ir kad dingsta visi pykčiai ir prasideda gašlus seksas. Ar kas ten bebūtų, žinai, PG-13 seksas, kurių nieko neparodo, žinai, tik tai kaip pasibučiuoja. Tai... Jo, realiai PG-13 buvo. Jo, nu tai ten N13 filmas ir yra. Tai... Nu nežinau, kaip tu manai, ar kad jie gyva liko ar ne, nes man tai atrodo, kad jos nešėrė niekas. Realiai, šiaip man gaila, kad jas. Ja. Kad ir ją šėrė, kiek mažai laiko jai skyrė, ta prasme, išeina, bastosi, blėt, pareina, permiega ir vėl eina bastytis. Vargšas, kačiukas šiaip labai fainas. Kodėl kačiukas atsirado tenais, aš nesupratau. Random irgi elementas. Nu, jo, jis toks, žinai, kur tipo, toksai objektas, kuris neturėjo, nu, tipo... Jokios prasmės. Jo, nes kai tu duodi kažkokį daiktą, dažniausiai, nu, tu duodi prasmę jam kažkokią. Dabar, gal vėliau, gal dar vėliau, bet per visą filmą, nu, nebuvo jokio kažkokio esmės. Tu, kad, nu, tiesiog... Apart to fakto, kad ta dauniukė mergaitė labai apsidžiaugia, ką tai pamačius. Bet ir tai, jinai galėjo apsidžiaugti kažkuo kitu, tipo, čia toks... Niekas neatvedė... Jo, čia buvo elementas, kuris, žinai, nes kaip tas yra, jeigu ekrane pamatai pistoletą, tai jis kažkada turės būti šautas. Nu,
Taip. Tai jeigu tu pamatai katę, tai jinai arba suvalgyti kažką turi, apie žmogų kalbu, arba ją turi partrenkti, žinai. Ir tada pagrindinis veikėjas turi supykti, ar įsižeisti, ar kažkokia tai trauma turi būti, kaip mes žiūrėjom kairę rankę. Taip. Kur buvo ta... Vargšas, plemba, surikata. Surikata, ne, buvo. Jo. Kuri irgi žuvo ir, tam tikrą prasme buvo išjudintas siužetas toliau, žinai, tai buvo kažkokia vidinė tragedija personažo. O čia, žinai, kačiukas yra, gal vieną kartą su ranka prabraukiam, žinai, ir viskas. Ten vis parodo, kad jinai yra, ten to galimai sekso metu vos neužlipo ant jo, žinai, turbūt, ir tiek, ir daugiau. Galimai sekso metu. Nes PG-13 negali sakyti. Jo, nežinom, kas ten buvo. Nežinom, žodžiu. Tai va, ir tie tėvai tokie random pikti, patys atrodo nežino dėl ko ir taip lengvai atleidžia. 5 metus siuto, pyko, teismais grasino, restraining orderius tenais viską darė, kad tik tai ir tada tipo perskaitė vieną laišką ir tada, tai palauk, taigi nieko nebuvo, tai nereikia pykti. Man buvo vienintelis geras dalykas, kad tas buvo iš tėvų, tai mamiškas tas, kad matėsi, kad viso filmo metu vis bandė užkabintą, kad mamai vis dėlto gaila, žinai, yra. Ja. Tai bent jau tas buvo, kad ne va tai va šiftino, o mama turėjo tą mintį, kad jai iš tiesų gaila tos moters, kuri mama negali... supranta mamą. Tai va, tai tas, žinai, yra dalykas ir rodė, kad jinai, žinai, ir stebi ją, ir ta prasme, ir pati biškelė liūdė, ir nežino, kaip pasielgti, žinai. Tas Patrikas... Mes čia kalbam apie tą... Apie tą tėvą. Taip. Jokingas jis man biškelį tas keistai atrodantis bičas, bet man kas buvo gerai, kad jie neiškėlė tos tokios ir čia ir Ridvilė man pritarė, gal net pirmą ir pasakė šitą, kad neiškėlė tos dramos, kai būna. Gerai, biškių užvažiavo per galvą tam bičui, bet nebuvo ten tokios, kur, žinai, suirutės, kur ten viskas verda, vaikas rėkia, blėt, ten tie mušasi, moterys ten riejasi, žodžiu, žinai, ten būna padaro išpučia tokį dalyką, kad nupizdės, nes būtinai reikia filme šito. Tai nebuvo šito, buvo tokia mini dramelė, įsisprendė ir važiavo toliau. Tai vat man gal šito vietoj patiko, kad nebuvo tos standartinės dramos. O tu norėjai apie pabaigą pašnekėti? Jo. Mes žinojom, kaip baigsis filmas. Tai faktas. Tai filmas prasidėjo ir buvo aišku, kuo jisai pasibaigs. Jo. Man aišku buvo keista, kad jie nepažinojo viens kito, nėra matę, tipo geriausias draugas ir tipo to, ir mergina, ir jūs nesat viens kito matę net. Toks, okay. Tipo, kiek jūs laiko buvot su tuo, labai... Rodo filmo metu, kad bičas skambinasi savo geriausiam draugui, kuris ten, kaip paaiškina, kodėl jo nebuvo, dėl to, kad jisai NFL žaidėjas buvo, jisai ten daug laiko sportavo. It makes sense. Jis yra atletas elitinio lygio, sakykim taip, ne? Jo. Susiskambino per story, per FaceTime tiksliau. Telefoną pasiėmė ir kalbasi tarpusę. Vadinasi, telefonai buvo tais laikais. Tai aišku, buvo. Vadinasi, jeigu tu deitini paną, kuriai pasipiršt nori, tai tu greičiausiai būsi bent vieną nuotrauką į savo socialinius tinklus įsimetęs. Greičiausiai, ne? Na, sakau, arba savo geriausiam draugui būsi nusiuntęs nuotrauką. Labai keisti dalykai. Nebent piršosi po savaitės, taip žinai. Tai kad ne, aš ten supratau, kad bent kokie 3 mėnesiai turbūt buvo. Okay. Tipo, labai trumpai, aišku, bet tai nebuvo savaitė. Nesupratau kiek tiksliai. Bet ten trumpas laikas, bet ne per trumpas. Žodžiu. Jo, labai keistų dalykų. Ir man pabaiga tai buvo, tipo... Kaip tu... Labas, aš tavo mamytė. Jo. Gavai mašiną didesnę? Jo. Jo, aš iškart supratau, žinai, kad tipo, mes visi supratom šitą, kad tai buvo, žinai, tipo... Ja. Bet, tipo, tas toks įvedimas vaiko... Aš nežinau, kaip pasakyti 5 metų vaikui tokį dalyką. Gal ir gerai, kad jie turėjo tą referencą mašinos, bet... Bet ateina ir sako, čia mano draugė, žinai, jos vardas yra... Kena. O, labas, Kena, žinai. Pasėdė, žinai ką, aš šiaip tai tavo mamytės. Ir tai, gerai. Jo, lyg niekur, tipo vaikas. Tiesiog, žinai, kur... Jo, tai arbatytas, davai. Ir taip, tai nebūtų, kad iš karto ten pradėtų verkt. Gal vaikai, žinai, tu negali prognozuoti realiai, kaip vaikas sureaguos į tokį faktą.
Bet aš manau, kad turėtų apsidžiaugti, nes 5 metus laukia. Man tiesiog tas, kad taip greitai, žinai, gulėjo galvoje key value pair, key mama, value nerasta. Ir tada aš tavo mama, value užsidėjau, susimepino, zaibys, dabar turėsiu, kas yra mama man. Kaip programeris vertina. Nu jo, nu tipo, kaip tu taip tiesiog 5 metus svajoji apie mamą, kurios nematei ir tada, va čia mama, zaibys. Tiesiog, dabar labai puiku. Ja, įsiverda tas, atsiranda charakteris. Žinai, kur tipo, tiesiog nuotrauka jos ir mama, atsiranda tiesiog linija. Jo. Rodyklė nusibrėžia. O, super. Čia taip, aš nežinau, kaip 5 metų vaikas reaguoja, bet manau, kad jam biškis sunku suvokt. Mhm. Ne? O tai gal už tai tokia rami reakcija ir buvo. Nežinau, šiaip, aš sakau, man tai jis labai prastas filmas buvo, bet, again, kadangi aš nejaučiu jokių sąsajų su juo, vėlgi tai man turbūt dar per 1 balą numušė, žinai, nes aš nieko nepajaučiau žiūrėdamas tą filmą, labiau gal pyktį pajaučiau, kad jisai apskritai egzistavo, bet aš suprantu, jis nėra toks blogas. Nu, jis nėra blogas, tiesiog absoliučiai vidutiniškas filmas, kuris labai greit pamiršta. Taip, tai aš tiesiog daviau 5 iš 10, nes, vidutinis, Tai vat man, kadangi aš nieko nepajaučiau, tai aš per tą pusę balo ar balą nusimušiau iki 2. Bet jis vizualiai tvarkingai padarytas, nieko išskirtinio, jokio gražaus elemento nėra, nes ten tiesiog nieko gražaus nėra tam filme. Tai, ką aš suvokiu kaip grožį. Jo, kinematografija, Garso takelis. Dar dalykas, ką pamiršau pasakyti. Viskas perdainuota. Visi filmo needle dropai, tai yra esminės kritinės draminės vietos filmo ir ant supistų Coldplay Yellow pastatyta. Yeah. Ant labiausiai basic white bitch dainos, kuri yra labiausiai bland, kokia gali būti ant Yellow. Tipo, gera daina, bet... Jo, bet ta prasme, kaip bildin, tai vat iš karto apie visą istoriją ir pasako, žinai. Jisai jokia. Taip. Va, aš labai... 5 iš 10 istorija. Labai aistringai užkrešautinau čianais, bet tiesiog man jeigu kažkas, o dar galiausiai tai paskui ir perdainavo dar tą Yellow, žinai. Jo. Tai jau vieną kartą panaudoji Coldplay'us, jau nebegali naudoti Coldplay'ų, bet Yellow vis tiek reikia daryti. Tai, žinai. Tai žodžiu, o ta pabaiga, aš gal supratau, kodėl atsirado meilė iš jos pusės. Kam? Tam biču, aš nežinau, net jo vardu. Koks tas? Tas jo... Ledgeris. Nes, jinai pamatė, žinai, kas tempia moteris. Rūpestis, saugumas. Tai aš tą visą suprantu. Pamatė, žinai, kaip man klausimas, kodėl jis jai meilę pajauti. Tai man šitas, žinai, tipo... Nes iš jos pusės aš supratau. Iš jo pusės, jinai hot, yra viskas tvarkoja. Bet jinai atėjo kaip bomžė, žinai, į tą barą. Tai ten tikrai nebuvo, kad meilė iš pirmo žvilgsnio. Ir paskui, ta prasme, aš vėlgi, čia ne apie išvaizdą. Taip, mes nenorim čia vertinti apie tai pirmą įspūdį apie žmogų, tu susidarai ir tada tau iš karto arba ir čia buvo tas toksai. Aišku, visko nereikalas, žinai, irgi. Ja. Bet aš suprantu, kad ten yra tiesiog, toksai labai, labai, labai kaimukas. Ten tų naujų panų neatsiranda, žinai, iš dangaus nenukrenta. Tai manau, kad kiekviena nauja pana yra kiekviena nauja galimybė. Kokio dydžio tas miestas? Aš irgi nesupratau, jie ten eina peškom, bet nesuprasi, ten 10 km eina. Eina peškom, bet reikia pavežti. Ir jinai kažkokiam bomžiškam rajone gyvena, tėvai, ir jisai gyvena kažkokiam elitiniam rajone. O tas miestas yra, toks jausmas, kad jie 3 skirtingose miestuose gyvena. Realiai. Jo, nes tas bariukas yra centre, sakykime. Ten reikia pavažiuoti iki jo geriau, taip prasme, taip normaliai. O tų namai tėvų ir jo pačio Ledgerio, tokiam suburban, žinai, kad taip. Užmiesčio toksai... O jinai gyvena kažkokį žiūrkių hotelį. O jinai, jo. Bet ir tas bariukas yra tas, žinai, toksai kaip, standartinis amerikietiškas toksai miestelis, kur, tipo, 2 gatvės, o tai va eina. Ir viskas, žinai, toksai, tipo, tiesiog, žinai... Tai miestas atrodo mažas. Labai. Bet jo dydis pagal tai, kaip kardinaliai skiriasi išvaizda gyvenamųjų vietų. Tipo, viena pusė miesto ir kita pusė miesto, kind of make sense, ne? Bet kokio dydžio jisai, man nesusisėjo galvoj, kokio dydžio tai yra miestas, nes jie tikrai akcentavo, kad tai yra vienas miestas. Nebežinau, tai daug klausimų. Jo, tai va, prastas filmas.
Su Jo. daug klausimų. Gerai, vidutiniška. Bet vėlgi, nepriimkit to iš mūsų turbūt, čia yra mūsų interpretacija. Jeigu Arnas sakė, nes aš nelabai, mano seansė nebuvo daug žmonių, aš negaliu tai pasakyti. Arnas sakė, kad jo ten sobino, žinai, seansė. Stipriai. Tai vat, galbūt ta tikslinė auditorija, kuri atėjo ir galbūt ir užkirbina tas, žinai, širdies stygą. Aš vis taip vieną akim užmesdavau į dvi, žinai, žiūriu, Neveikia. Nes, žinai, tipo, jeigu 5 moterys šalia verkia, tai tikriausiai, jeigu jas kabino, tai turėtų gal ir mano moterį kabinti, ne. Ne, jinai taip atsisaka, žinai, žiūri. Jo. Tai, okay. Bet chata graži Ledgerio, pripažinkime. Jo. Žiauri, norėčiau tokia gyventi, eina savo. Ir tėvų chata graži. Kažkaip neužfiksavau. Tai kad jų chata daugiau rodė negu Ledgerio chata. Ne, Ledgerio tą, kur stato, aš kalbu. Ai, tą, kur stato, jo. Taip, kur ten pohui. Su vaizdu, blemba, į kanjoną visą. Jo, ten į žiauri nacionalinį gerai. Parką. Ten tokia tai norėčiau. Selo chata, kur pasistatė kažkur. Kodėl iš karto selo, ble? Nu, nes jo ten ant slėnio kažkokio, žinai, kur ten jo. nelegaliai ten, kur, nu, žodžiu, nesvarbu. Tai aš manau, kad užbaigėm su šitu filmu, čia nelabai ir daugiau ką čia bazarinti. Pasidarom trumpą pertrauką. Gerai, pasidarom trumpą pertrauką ir bus Hail Mary. Taip. Šiaip visi galim pripažinti, kad pavadinimas yra šūdinas, bet filmas yra afigienai geras. Gerai, neskubėkim su tais afigienai geras. Palaukit biškelį. Afigienai geras. Dabar čia man, aš skaičiau internete, čia žmonės lygina su Interstellar, su čia, blėta, hujienas, čia. Pasakykim taip, iki Interstellar dar jam, blėt, daug apšikti reikia. Galim pripažinti šitą? Ne. Taip, gerai. Dabar kodėl? Tu girdėjai, kad aš sakiau ne. Gerai, tęsim. Taip, tu sakai, kad nedaug jam Taip. arti iki Interstellar. Taip. Tęsim, gerai. Kitoj visatoj, bet ja, nu gerai, tęsim. Tai gal nuo istorijos tada pradėk, Aha. kad čia Taip. neprisidėtų. Papasakok tu. Papasakot istoriją. Papasakok. Gerai. Čia vėlgi ekranizacija, mes jau minėjom. Tai nežinau, kaip pasakot, žinai, ar taip, kaip buvo filme, nu, tipo, tas toksai tarp atsiminimų ir tarp... Bet realiai istorija yra apie tai, kad atsirado kažkokia nauja gyvybės forma, kuri minta šviesa, kuri minta saulė, pradeda ryt saulė ir žemėje pradeda vėsti temperatūrą ir yra didelė problema, kad išnyks žmonija. Todėl yra įsiunčiamas laivas Marija su mokslininku, blėt, visų galų meistru, čia šitą aptarsim dar, į planetą, kurios kažkokiu būdu nesuvalgo tą naują gyvybę. Atrasti kodėl ir grąžinti tą, žodžiu, surasti tą sprendimą ir su juo grįžti atgal į Žemę arba atsiųsti zondų. Šiaip pagal idėją turėjo būti suicidinė misija ir turėjo grįžti su zondu atgal į Žemę tas sprendimas. Nu ir žodžiu, nuvykus ten netoli tos planetos yra surandama kita gyvybės forma, tai yra ateiviai, kurie realiai atėjo to paties. Taip yra susibendraujama tarp dviejų skirtingų būtybių, jos kartu turi vieną misiją, tai yra surasti priežastį, kodėl tos naujos gyvybės formos ryja šviesą ir naikina planetas. Puikiai apibendrinta. Čia į tą, žinai, knygos kitoj pusėje. Yeah. Tik be gražių žodelių, nemoku aš taip gražiai ten apipasakot. Bet žodžiu, vienas tikslas, dvi skirtingos civilizacijos, dvi skirtingos planetos ir dvi skirtingos, nežinau, 2 taškai visatai. Dabar apie... Net nežinau, nuo ko pradėti. Aš galiu pasakyti, kad aš buvau kine su draugais, kurie skaitė knygą. Tai jie numyžo apšė tą filmą. Visiškai. Draugas įpiso 2,5. Lyginant su knyga. Dabar aš biškelį pasiklausiau iš jų ir man irgi biškį pikta pasidarė. Nepaisant to, gerai, pradėkim nuo to. Filmas tikrai nėra blogas. Čia faktas. Tikrai neblogas filmas. Dabar kas mane nervuoja, aš nemėgstu Goslingo, čia pirmas dalykas, bet šiaip dar nebuvo taip blogai. Viskas tvarkoja.
Bet man tas, kad jūs pirmiausiai išsiunčiat pradinių klasių mokytoją. Jo, aš suprantu, kad tavo darbas nenusako tavo intelekto bet yra žmonės, kurie visą gyvenimą aukojo mokslui ir yra žmogus, kuris moko vaikus, žinai. Aš suprantu, kad jo tas buvo tyrimas apie, tiesiog pataikė į jo pasakytą hipotezę ir kad jisai nėra durnas. Bet kaip žmogus per metus tapo astronautų, mechanikų, astrobiologų, fizikų ir ta prasme, kas jis yra? Jis astrobiologijos daktaras yra. Jo, bet kodėl jis moka, kodėl jis toks geras visur? Nes jisai buvo astrobiologijos daktaras. Ir linguanistas tuo pačiu. Kodėl jis, turim dvi formas gyvybės, o tai va, atrado būdą, kaip susikalbėti. Ten kažkokie dažniai yra, kaip, what the fuck, man labai rūšintas dalykas. Čia yra dalykas, kuris, turbūt būtų paaiškintas labiau galbūt knygoje, aš nežinau, aš pats neskaičiau, bet pavyzdžiui, aš lygiai taip pat turiu draugą, kuris skaitęs knygą ir jam labai patiko tas filmas. Ir jisai man paskui dar ir ten biški dar konteksto įvedė ir aš tą knygą tikrai pats ketinu perskaityti, nes man labai labai patiko istorija. Bet jisai, kaip, tai aš suprantu, kad Greisas iš principo yra astrobiologas, mokslininkas, kuris ten kėlė klausimus, kurie yra visai kitokie negu nusistovėję standartai. Jo. Dėl to buvo šanintas iš mokslininkų bendruomenės ir jisai tiesiog, aš nežinau, ar knygoje paaiškina jo backgroundą, nes filme va to ir nebuvo. Žinai, va to vienintelis dalykas, ko man trūko realiai. Kad labiau jį paaiškintų, nes ten viskas eina jau nuo ko prasideda istorija, kad jį pasiema ten kaip mokslininką, kuris tiesiog yra mokytojas ir nenori nieko kito daryti, tiesiog vaikus mokinti apie mokslą. Ir kažkokių problemų dėl to turėjo, kad ten vaikam paaiškino iš tikrųjų, kas yra, tiksliau visiems bandė aiškinti apie dalykus ir tiesiog jį šanina dėl to visi. Ir čia neaišku, kodėl jisai patapo. Aš supratau, kad kažkas buvo jo asmeniniam gyvenime, galbūt su meile jo ten gyvenimo, kažkas tokio, dėl ko jisai nusprendė. Kažką užmetė į tą pusę, bet taip ir ne... Ir nepaaiškino jo backstory, dėl ko biškai liūdna, bet whatever. Kodėl jisai taposi visų galų meistras, nes jisai dirba su tom ląstelėm ir jisai kaip ir paskui padėjo ruoštis visiems kitiems tenais esantiems žmonėms, visiems mokslininkam. Ko nepaaiškino, ką aš kaip supratau, kodėl jisai galiausiai vis tiek išskrido. Taip. Ko nepaaiškino filme, kas buvo greičiausiai, jeigu neklystų, paaiškinta knygoje, kad išgyventų visą tą ilgą kelionę per šviesmečius iki tos planetos, kuri nėra paveikta šitų dalelių, tos gyvybės formos. Kažkokia tau, bet neatsimenu, kas tau. Tau. Tai žmogus turėjo turėti kažkokią tai genetinę savybę, kad nemirtų komos metu. Ir tiem astronautam, ar šiuo atveju kapitonui ir mokslininkai, kapitonas, mokslininkas ir mechanikas, visiems jiems buvo per laiką įdiegiama ta genetinė savybė. O Greisas ją turėjo iš savy. Čia knygo šitas buvo paaiškintas? Jo. Vat tas blogai, kad nebuvo labiau išbildintas. Čia daug dalykų nebuvo. Ta prasme, dalykų buvo tiesiog žinok. Jo, ir dėl to Štrat, mokslininkė, jį laikė visą laiką kaip atsarginį variantą, kuris greičiausiai bus panaudotas. Už tai jis visą laiką visam developmente buvo naudojamas, jo mokslinės žinios buvo naudojamos, jisai dalyvavo visuose procesuose kūrimo, statymo, atradimų ir visa kita. Just in case, kaip tas yra, Hail Mary, jeigu kažkas netyčia nutiktų, kad jisai būtų tenais. Ir dėl to jam nebuvo jokios opcijos ir jisai, kaip suprantu, jisai visą laiką buvo realiai tam skrydžio sąraše, tik tai jo niekas neinformavo. Biškelį paaiškino. Ja. Smagiau suprast kažką. Dėl ko tik tai Greisas būtent išgyveno, nes jisai iš karto genetiškai savyje turėjo tą
anomalija, kuri padėjo jam išlikti, tie, kurie ją pasiėmė, nu, tipo, jiem buvo įdiegta, tiek kapitonai, tiek mechanikai, nu, jie ten dirbtinai buvo ta anomalija sukelta, dėl to jie realiai ir mirė tos kelionės metu. Toj kelionės komoje, žinai. Tai jau, okei, nes man irgi buvo keista, tipo, tas mirė, jis išgyveno. Nu, tipo, okei, ir būna tiesiog atsitiktinumas, tu išgyveni. Okei, buvo. Man čia toks buvo. Jo, jis išgyveno, nes jam pasisekė. Aš taip supratau. Jo, kadangi kelionė labai ilga, būtent dėl to ir jisai vienintelis išgyveno, lygiai tas pats buvo ir su Rokiu, kuris, kaip supratau, lietuviškai versta knygai buvo, vardas jo buvo Akmenis. Rokis geriau skamba. Ir labiau susijęs su Rokio filmu ir viso kitu. Ir ir Rokis vienintelis išgyveno, nežinau, kodėl jisai vienintelis išgyveno, bet po kiti mirė jo šitie 46 ir kiek ten jų buvo. 20 kažkiek, man atrodo, 27. Ja, visi mirė nuo radiacijos, apie kurią net nežinojo ta civilizacija, kai jie kūrė tą spaceshipą. Kosminės radiacijos, taip sakykime. Tai va. O kodėl jis išgyveno? Žinok, neatsimenu. Reiktų turbūt dar kartą peržiūrėti tą filmą, žinai, kad, labiau pagautum, nes, pirmą kartą žiūrint filmą visko nesugaudai. Suprantu. Tai va, kuo man su kiekvienu filmu vis labiau Goslingas patinka. Aš labai nekenčiau jo. Nuoširdžiai. Aš vis dar toje arkoje esu, kur. Ja. Tikiuosi, kad dabar jau ateisim, kur aš pradėsiu įmėgti. Blade Runneris man pakėlė kartelę. Aš realiai turbūt nuo Blade Runnerio pradėjau jį pabiškį mėgti. Bet man Barbė, tai buvo dropas toks žiaurus. Barbė jo charakteris buvo hrenovas. Vėl reikės dabar grįžti jam ilgai. Bet man Barbė, man La La Land'e, aš nei Emma Stone nemėgau, nei Goslingo ir man abudu jie puikiai susižiūrėjo. O tada galiausiai Nice Guys, kur jisai su Russellu Crowe vaidina, man iš karto tai iškėlė. Gal man reikia Nice Guys pasižiūrėti, pakeisti man požiūrį. Jisai žiauriai gerą humoro jausmą turi akivaizdžiai ir labai gerai perteikia į ekrane. Ir čia, pavyzdžiui, kai prasidėjo filmas ir jisai tam kostiume tam keistam tokiam, žinai, kur tam prabunda ir tas robotas ten iš visų pusių, žinai, prie Lender. Jis dar ten taip žmogiškai, žinai, maždaug atsipisk. Žiauriai gerų komedijinių elementų buvo filme ir jie aš pabrėžiau ir savo ten video ir ten visur kitur. Visa komedija filme nenublankina stiprių draminių elementų ir vietų, kur ta drama ir komedijos jos ten nereikėjo ir jos ten nebuvo. Gerai, aš turiu kitą nuomonę. Dabar. Ir dėl to ir sakiau, dėl to Interstellar, nes Interstellar man buvo rimtas filmas su rimta fizika, su rimtais dalykais. Man nekilo klausimų, žinai, nes aš žinojau, kad čia taip veikia viskas. Plius minus. Nuo 4 dimensija nežinau, kaip veikia, to be honest. Bet čia man buvo toksai tie kominiai elementai, kur reikia išcentrifuguoti. Jo, ir žinot, kas dar centrifuguojamas? Sviestas. Nahu šito reikėjo. Tiesiog. Ar čia buvo tas Gen Z dalykas, kad tu turi kažką užmest, kad tik toko žmonės neskrolintų? Tipo, man, pavyzdžiui, šitoje vietoje, tipo... Man kliūna tokie, ir gal nesutiks su manim žmonės, bet, jis buvo užhollywoodintas. Ir tie visi, šokiai, mane pisa, baisiai. Aš lydausi, aš negaliu žiūrėti, mane taip užpisa šitie visi dalykai, nes aš žinau, kad čia yra kur vaikam, kurie Fortnite žaidžia padaryta. Nes, tiesiog, tie comedy relief dalykai mane kartais žiauriai, knisa. Bet čia gal mano problema. Jo, galimai. Aš sakyčiau taip. Šitie šokiai visi. Ir viskas realiai beisinta buvo ant jo personažo. Ir jo personažas nebuvo rimtas. Ir jo personažas buvo žiauriai atitrūkęs nuo knygos. Nežinau, aš neskaičiau. Aš irgi neskaičiau, bet man sakė, kad jį tiesiog padarė durną filme. Tokį, žinai, nudurnino, žinai. Bet jis netrodė durnas, jisai kaip tik toks easy going, gal sakyčiau, o ne rimtas kažkoks tai stiprus mokslininkas, žinai, kuris
nu, vat nepadarė antro Interstellarą, žinai, vat aš gal dėl to džiaugiuosi, nes Nu jo, čia dėl to ir mes sakau. labai mažai kosminių odisėjų turim Jo. ir jos visos, bet kuriuo atveju, bus tokios pačios. Visos istorijos. Jinai tikrai buvo kitokia, šitą. Viskas Nes tvarkoja. turim Gravitaciją, turim Kubriko 2001 metų Odisėją, turim Interstellar ir dabar turim Project Hail Mary. Keista, kad visas sumatęs, bet nu jo. Visi filmai yra apie tą patį, žinai. Taip, ten išsiskirsto, kažkas ten per kelionės laiku, tenais... Gravity ten ketvirtoj buvo dimensijoj. biškeliai iš viso, ten... Aš tiesą neatsimenu. Gravity realiai buvo realiai premisas. kosmose ir išgyvenimas kosmose. Realiai jo, nes ten nebuvo pasaulio gelbėjimas ar... Ne, bet nu ten vis tiek, kosminė Odisėja. Tam tikrą prasme gal tiesiog čia kosminis buvo gravitacija. Aš gal nereiktų taip sakyti, bet ten irgi buvo išgyvenimas kosmose, nes ir čia išgyvenimas kosmose, ir ten išgyvenimas kosmose, Interstellar yra tam tikra prasme išgyvenimas kosmose ir Odisėja irgi, 2001 Odisėja irgi tam tikra prasme yra išgyvenimas kosmose, nors tikslai yra kardinaliai kitokie. Viskas yra einama per labai rimtą prizmę ir tu gauni kosmoso vaizdus, tu turi nulį gravitacijos, tu turi kažkokius tai kosminius elementus. Ir, žinai, visą laiką viskas tas pats ir visą laiką taip žiūri ir tie filmai, jie atrodytų būtų tokie patys, žinai. Ir čia, kuo man labai tikrai nuoširdžiai patiko, aš sakau, kaip galbūt man pasikeis nuomonė, kai aš tą knygą perskaitysiu ar perklausysiu, nesvarbu, žinai. Matai, tau dabar jau nepakeis, nes jeigu būtum skaitęs ir žiūrėjęs. Jo, bet dabar, gali kai būt. Pažiūrėjai ir skaitysi biškelį, nu, tipo, nebus toks didelis šokas, aš manau. Vėlgi, aš nemaišau filmų su šūdais, tiesiog buvo elementų, kurie man labai kliuvo. Bet man labai, grįžtant prie tų šokių, mano galvoje, kaip tai susidėlioja, nebūtinai tai yra teisingas mąstymas, bet mano galvoje susidėlioja būtent tai, kad pirmas, tai, kad Rokis imituoja vaizdą, tai, ką jisai mato teoriškai, ne? Taip. Davė suprasti Greisui, kaip veikia tas Rokis. Kad pirmiausia, tai jisai, nu jis neturi veidą, jis neturi regos organo. Taip. Vadinasi, jisai kažkokiu būdu mato vis tiek, žinai. Galiausiai išaiškėja, kad jisai mato būtent nuo to... Surface, tipo. Jo, jis kaip skaito paviršių. Jo, sonariniu principu, kaip šitie šikšnosparniai. Jo, dar klausimas, kodėl tokiam technologiniam laive, blėt, mes dar turim tą sonarinį, kur Ai, nu suka, what the fuck? Nežinau, čia gal komedijinis koks nors elementas, nežinau, bet pointas yra, kad tai buvo pirmas žingsnis į tai, kad Greisas galėtų suprasti, ar rastų būdų, kaip suprasti Rokio bendravimą prieš tai, kad jisai leidžia kažkokius tai garsus. Lingvistinis elementas nebuvo labai išplėtotas, jisai tiesiog tipo, atrado ten maistas, ten, nežinau, ten kažkoks žodžius pradeda vest ir tada ta kalba kažkaip rišliai susidėlioja, žinai. Jo, man kažkaip ten biškiai insane, nes jau ten prasidėjo su visai struktūrizuotais sakiniais. Jo, tai toks, kur tipo... Klausimas, nežinom, kiek laiko praėjo. Vat kai tu nežinai, kiek laiko praėjo, kiek jisai laiko vedė ten tos elementus ir kiek laiko jisai juos papildė, žinai, vis. Bet man trūksta tokių dalykų. Ir tas pats ir su tais moksliniais visais dalykais, jie ten daro eksperimentus, atrodo, kad va tai va, žinai, atsisėda, kaip, nu, ta prasme, kai lovą pasiklot, pasiėmė, pis, padarė, viso, ahujenai, viską turim. Tai jūs turit naują gyvybės formą, jūs turit, tarsi, nejaugi visi eksperimentai taip pat paima ir veikia, viskas ahujenai, tiesiog nėra trial and error, yra tik tai ok, viskas. Tai va, šitas mokslinis aspektas galbūt ir buvo užrašintas ir tai yra tiesiog dėl medijos, kurioje yra šita istorija, tai yra filmas. Nu, tu negali. Yra 4 valandų katas šito filmo. Aš norėčiau pamatyti tą. Aš šiaip labai irgi norėčiau. Ir Lordas su Milleriu, kurie yra filmo režisieriai, padarė 4 valandų, ten tipo 3-5-6 ar kažkas tokio, tipo 4 valandų katą, davė savo režisieriam draugam pasižiūrėti ir jie pasakė, hebra, blėt, katinkit filmą. Per ilgas. Nu tai jie ir nukatino tą filmą ir akivaizdu, kad tam tikri elementai, ypatingai greičiausiai, kas yra susijęs su mokslu, tam, kad išlaikytum normalų filmo pacingą, o pacingas šiaip buvo tikrai, sakyčiau, geras, kaip 3 valandų filmui beveik, nu 2 kem, žinai, nu, tai yra neblogai sutvarkyta.
tam, kad sustvarkytum pacingą ir istoriją, greičiausiai buvo iškaitinti tikrai svarbus elementai, kurie yra susijęs su ypatingai mokslinė pusė. Tikriausiai, kad taip. Kas iš kitos pusės gerai, tai yra labai popkorninį padarė filmą, nes mokslinė fantastika su kosminėm odisėjom yra sunku žanras. Ir jį išsėdėti yra tikrai sudėtinga. Jo. Ir čia visas tas mokslas, jis buvo taip supaprastintas, kad realiai, žiūrovui, nėra sunku sekt įvykius, žinai, kas vyksta ekrane, žinai, atėjo, taip, turim ląstelės, turim mokslininką, sudedam juos į vieną dėžę, pys patikrinam, ten tipo atsvėrė, pys pasidarė permatomą, mirė. Gerai. Jeigu mirė, vadinasi blogai, reikia kažką kitą daryti. Okay, padarom juodą dėžę, kur ten ta šviesa. Į ką reaguoja? Labai mokslą padarė kaip labai 2+2, 4, žinai, tipo viskas va tai va. Labai taip paprasta viskas ten, kad pizdės tiesiog. Bet įdomu tai, kad Andy Weir sakė, ir aš visiškai jo tikiu, nes lygiai taip pat, kai jisai rašė Marsietį, po Marsiečio filmo Neil deGrasse Tysonas, tas tikrai populiarus mokslininkas, žinai, sakė, kad tai yra vienas geriausių moksliškai tikslių filmų. Jo. Aš mėgstu šiaip Neilą, man labai patinka. Jis labai popsiškai tą visą pateikė, kad tu supranti, žinai. Jis dabar tikrai jau yra popsas ir daug kas jo nemėgsta, nes jis yra populiarus, bet jis labai gerai paaiškina dalykus ir man, aš labai gerai suprantu, ką jis nori pasakyti. Žinai. Taip. Ir kai jisai giria kažką, pavyzdžiui, Matrica, jo nuomonė yra vienas tiksliausių mokslinės fantastikos filmų apskritai, apart ten vieno dalyko, ką jisai paaiškina, žinai. Pasižiūrėkit realiai, jeigu įdomu, kas užkliūna Matricoje jam. Šiaip jo, Neil deGrasse Tyson arba Cosmic, neatsimenu, Star Talk jisai daro. Tai tikrai, jeigu apie kosmosą domitės. Bet jisai gyrė ir Marsietį. Ir tas pats Andy Weiras, jisai sakė, kad jisai, kai rašo knygas, jisai rašo, nes jisai irgi ten su ta astrofizika labai daug susijęs kažkuo tai. Ir jisai, tipo, moksliškai maksimaliai tikslu yra viskas, kas yra jo knygose. Bet maksimaliai tikslu tuo metu, kai jisai rašo knygas. Jo. Tai, tipo, ta planeta, iš kurios yra Rokis, teoriškai tuo metu, kai rašė Weiras tą knygą, jinai egzistavo mokslinių teorijų, hipotezių lygmenyje. Paskui paaiškėjo, kad tos planetos vis dėlto nėra. Dabar aišku, kad tos planetos nėra, tuo metu atrodė, kad jinai yra. Okay. Tai žodžiu, tai viskas yra tikslu, ką mes matom. Tiksliau, kas yra knygoje, yra tikslu, kas yra ekrane, klausimas. Čia aš nesu mokslininkas, aš nežinau ir nesuprantu tų dalykų, bet man labai buvo fainai, kad aš žiūriu mokslinės fantastikos filmą ir man moralės viskas kaip ir aišku ir, make sense. Tipo, kad kažkokia tai gyvybės forma atsiranda, žinai, iš niekur, gali būti. Kad jinai gali misti saulės energiją, žinai, irgi gali būti. Kodėl ne? Kad jos kelias matosi infraredo spinduliais, irgi gali būti. Nes kitaip nesimato, žinai. Nes kas pats kečiausias filmo apskritai dalykas, kas man tikrai be proto patiko, kad, čia tu turi žinoti tiesiog, kad jie nenaudoja green screenų ar blue screenų. Okay. Visa aikštelė buvo pastatyta, laivas buvo pastatytas. Efektai, faktas buvo naudojami, žinai, bet ta prasme nebuvo nei green screeno, nei blue screeno. Rokis buvo lėlė. Tai Ryanas Goslingas vaidino ne su oru ar ne su teniso kamuoliuku, o su tikrų Rokiu, kurį valdė šitie lėlininkų komanda. Ir pagrindinis lėlininkų komandos ir įgarsino dar tą Rokį, žinai. Čia tas Jamesas Ortizas, žinai. Tipo Rocketeeras vadinosi visa ta komanda. Ir Rocky filmavo dviem būdais. Pirmiausia, tai filmavo tam burbule ir tą kaip didelę normalią lėlę, o paskui buvo sumažinta lėlės versija, kurios judesius ir visa kita, vėlgi tie patys lėlininkai filmavo ir buvo nufilmuota tik tai lėlė, kad natūraliau atrodytų ir tada jau efektais buvo įkeliama į tą, žinai, nes fiziškai tiesiog nėjo kartais išlankstyti jo. Ir kodėl šitas bajeris atsirado, aš taip supratau, kad knygoje thumbs up nebuvo. Taip gavosi, kad reikėjo išsivartyti, nes lėlė negalėjo pasukti rankos į viršų. Thumbs up padaryti.
Okay. Tai tiesiog darė į apačią, nes tiesiog, va taip padaryta. Šiaip visai cool momentas buvo. Ja. Ir Fist My Bum. Fist My Bum. Irgi visai neblogai. Tai tokie vaikiški bariai, kurie suaugusiam gali labai bėsint, bet man tai buvo toks labai comic relief dalykas ir tas personažas labai, labai tiko tas jam. Kaip nerišliai kalbančiam, nes jo kalboj, tai aišku, kad jis bus visai kitaip, žinai, būtų. Bet tu kaip sukuri jam kalbą, tai aišku, kad jisai nesupras. Struktūros loginės negali būti, žinai, daug. Bet man buvo keista, kaip Rokis supranta, kodėl jis supranta. Va šito tai nesupratau. Man tipo, jis tiesiog iškart supranta, ką. Tu tos labai, Bet mes žinom, kad pakankamai smarkiai evoliucionavusi jų yra civilizacija. Jie sugebėjo sutvarkyti galiausiai Marijos tą laivą, kad galėtų grįžti, užpildyti tenais. Jo, kas mane vėlgi kniso pačioje pabaigoje, smarkiai evoliucionavusi šita ir tada tipo moko juos apie greitį. Ten gal vaikai dėl to. Vaikai, taip. Bet... Tai ten tiesiog, žinai, aš manau, buvo ten tiesiog suvestas, susukta, žinai. Taip, aš supratau, kad ten, bet... Šiaip labai fun fact, mes matau artėjom link pabaigos, bet labai, labai trumpas fun fact. Viskas gerai, ko nebuvo knygoje, bet, tai yra, ko nebuvo filme, bet buvo knygoje, kad jis, gyveno jau Eridiano planetoj. Kažko iš Eridų, whatever, šantoj planetoj. Tai tipo, tai tengi žmogaus maisto tai nėra. Jo. Tai realiai tie civilizacijos žmonės klonavo Grace'ą, iš jo darė mėsą ir jisai valgė me burgers. Ne meat, bet me burgers. Realiai save valgė. Jo, čia toks faktas, kur tipo nugalėjo ateiti iki filmo. Ne, biškai gal krypė būtų, bet Gal tam 4 valandų katė ir yra, mes nežinom. Jo, labai baisiai iškatino dalykus, Tai va. Tikrai trūko paaiškinimų. Man labai patiko, kad šiaip Goslingas labai stipriai pasirodė ir jisai tempė istoriją. Nebuvo blogai, tikrai. Netgi man žmogui, kurį tampo Goslingas, aš pagirčiau. Tikrai neblogai. Ir man patiko Sandra Hüller, kuri iš principo tą tokią atsvarą žmogiškąją turėjo. Jo, bet labai gerai, labai griežtas, labai rimtas charakteris, taip kaip ir turi būti su tokio tipo žmonėm valdančiais. Man, vėlgi, mano tas draugas, kuris skaitė knygą, jis sakė, kad jinai realiai tik kaip Hitleris knygoje yra. Jinai visiškai žoska, realiai be jokios empatijos, be nieko, jinai išniukino visą Arktį, žinai, tipo, kad pakeltų temperatūrą žemėje, žinai, ledynus, realiai išsprogdino nahui ledynus visus. Ir dar daugiau. Tu jau koji kažką, kad, tipo. Jo, ir be jokios empatijos. Empatijos neturėjimą realiai parodė ir dabar filme, žinai, kad ten, bet kurio, davė 3 valandas apsispręs, bet tiesiog ten šaltų veidų žiūri ir... Sako, turbūt... Davai nesispardyk, biškelį greičiau bus. Sako, turbūt sunku, pasakyti žmonėm, kad jie važiuos ten į savižudišką misiją. Ne. Man labiausiai nepatikusi scena, kas kitiems žmonėms šiaip patiko, tai kad kai jinai per karaoke Harry Styles'o tą dainą dainavo. Jo. Man ten buvo... Žinai, kaip aš jaučiausi, kai Skyler dainavo tam savo vadovui iš Breaking Bad'o, Skyler, kai dainavo su gimimo dieną. Taip pat jaučiausi. Telike aš skipinau greitai, nes aš tiesiog tai jau, žinai. Man nereikalinga scena, kur bando jos empatiją parodyti, kai tu supranti, kad jos neturi. Yeah. Kažkiek žmogiškumo gal ir įnešė į tą, bet jinai jos nelabai turi. Tai, bet šiaip pati draugystė, šiaip grįžtant prie tarp Rokio ir tarp Grace'o. Tarp Grace'o. Labai. Tikrai atrodo, ašarą galėtum spausti. Aš tai ir spaudžiu. Ir labai gražu iš tiesų ir supranti, žinai, kiek mes kartais atrodo gyvūnus labiau mėgstam negu kitus žmonės, bet taip yra. Kita būtybė, visiškai kitas yra sutvėrimas ir tokia draugystė. Tai tame ir esmė, kad, žinai, meilė yra tiesiog mūsų kai sako, kad matematika, žinai, yra mūsų ta kalba, žinai, tai aš manau, kad meilė, žinai, nes, tu tau nesvarbu kas, bet tu randi būdų, žinai, komunikuoti.
Ir tie visi apsikabinimai, ir tas skirtingų kultūrų įnešimas viens į kitą, žinai, toks labai, gražus dalykas, žinai, tas apsikeitimas. Ir šiaip, filmo metu realiai sugebėjo sukurti veikėjus, su kuriais randi ryšį, apie ko aš sakau, neturėjau visiškai Reminders of Him, tai viskas primena tave, tai buvo nutušę. Čia aš jaučiau smarkų ryšį, ypatingai su Rokiu, ir man buvo baisiai gaila, kai jis tenais pamačiau, kad jisai aukojasi per tą centrifuginę dalį, žinai, nevaldomas tas sukimas. Beje, ten tas, kas turi epilepsiją, tai greičiausiai turėjo priepolį, jeigu žiūrėjo. Žoskai, jau net man negera buvo žiūrėti, nes ten buvo labai žoska scena. Bet kai jisai ten pradėjo aukotis ir ten tempti, ten tu nematai realiai vaizdo, ten labai ten tamsoji viskas, su tokiais truputėlį šviesos, spaudė. Nes tu suvoki, kur link eina, aišku, labai apsidžiaugiau, kai išgyveno, ir paskui, kai jau ten jie atsisveikino, aš jau ten ir apsiverkiau, ir visa kita, labai liūdna buvo. Ir galvojau, kad tuo ir pasibaigs filmas, nes nelabai sekiau laiko, man tiesiog istorija labai greitai ėjo. Ir paskui, kai jisai nusprendė ten gelbėt Rokį, žinai, tai buvo iš viso cute patūti. Draugas, žinai. Draugas ir kaip ir nėra ko ten grįžtėm į tą žemę, žinai. Realiai, tipo. Klausimas iš vis ar grįžti. Ja. Ir, tai, ta prasme, žmogiškas ryšys, net nežmogiškas, tiesiog toks broliškas, draugiškas ryšys atsirado, žinai, ir tu tą ryšį jauti žiūrėdamas. Ir, bet šiaip taip keista, žinai, kai, ta prasme, tu paaukoji visą savo rasę. Ta prasme, tu suvoki, kad tu nebesutiksi daugiau žmonių, žinai. Aš žinau, kad jis nevarė su tą intenciją, kad, tai va, aš jį išgelbėsiu, tada apsigyvensiu ten pas jį, žinai, ir taip, jie man ten sukurs visą tą mano zoologijos sodą, tipo, pritaikys man, nes man ką aiškino, kad jų planeta iš viso yra aklina tamsa, jie ten sukūrė jam... Taip. Net vandenyną. Tipo, jūra, aš nežinau, kas. Kaip ir rodė, už tai dėl ko jie neturi nei veido, nei regėjimo organų ir tuo, nes viskas jo tamsa. Nes jo, ta prasme, jiems nereikia šviesos, kad jie matytų, ta prasme. Ja, bet jiems buvo sukurtas ta vieta. Galbūt tai paaiškina, kodėl jie nesupranta radiacijos, nes, ta prasme, šviesa iš dalies ir yra radiacija. Tai kai tu neturi šviesos, kai tau to nereikia, tu netyri to, tu nežinai, kas yra radiacija. Ir, tipo, jiem ir buvo tas, kad jie mirė neaišku nuo ko, nes ir pačios radiacijos tu nematai, žinai. Tai jo, galbūt čia, kai kurie dalykai galbūt susiję. Šiaip būtų įdomu iš tiesų paskaityti knygą, aš manau, kad ten daug labiau paaiškintų tuos visus fizinius dalykus ir... Jo, ir aš dar noriu trumpai tiesiog apie tokius dar kelis esminius dalykus. Tai pirmiausia, tai vizualiniai efektai visi. Geri tikrai. Valia tenais kaip į žvejybą varė. Gerai, žvejyba dar vienas dalykas. Kaip jisai galėjo, jie jau ten įlindo į tą atmosferą, jau pradėjo kaist viskas, jau pradėjo degt laivas, ta prasme, darosi. Pirmas dalykas, kodėl toks didelis tarpas tarp laivo ir tarp tos vietos, kur dega, nesupratau šitoj vietoj. Gal aš nesuprantu fizikos, bet nepaaiškino. Kaip jisai galėjo išlipt? What? Čia ne atviras kosmosas, kad tu galėtum, ta prasme, laivas skrieja belia kokiu greičiu. Kaip tu, ir tu jau esi atmosferoje, nes kai tu esi vakuume, taip, ta prasme, tas pats kaip traukiniai, kai tu važiuoji, tu pašoki, tu stovi vietoj, žinai, bet ten yra, biškelį kitokie dalykai, man atrodo, kai tu jau esi atmosferoje. Bet vėlgi, aš nesu nei fizikas, nei astrologas. Gal kostiumas apsauginis buvo koks, nežinau. Gal jo, kažkoks yra dalykas, kuris apsaugo, neįsivaizduoju, bet man buvo tokių klausimų, tipo, keistų. Bet man pati scena, šiaip grožis ir kaip gaudė tenais, kai įsijungia tie raudoni, kai infraredai jungia, tipo, ir viskas raudona. Tokia, žinai, euforija. Ir atneša dar tą, vėlgi, kultūrinį dalyką, tipo, sako, Rokis, ką tu darai, sako, mėgausi tiesiog akimirką, žinai. Atrodo, kad, tipo, Rokiui tai nėra, įprasta. Nes jis nemato. Taip, tai tokie, buvo įdomus tokie kultūriniai apsikeitimai, realiai įdomiausia dalis. Tada aš nesusimastai, kas būtų, jeigu iš tiesų mes rastum naują gyvybės formą, žinai, ką tu introducintum iš žmonijos, žinai. Nes mes turim N dalykų, kurie tiesiog yra realiai nesvarbus, palyginus. Ir pabaigsiu dar garso takeliu. Jo. Dėl ko aš šiandien svaigau priekį. Jisai gal ir nėra ten maksimaliai aukščiausios klasės, bet aš Pembertono nežinojau, honestly. Pavardė man buvo visiškai negirdėta.
Paskui pasižiūrėjau, kad jis blemba prie rimtų projektų tikrai dirba. Ir tada, kai jau tu žiūri ir supranti, tai išskirtinumas apskritai ateina iš to, žinai, kad bičas yra perkusininkas. Jis labai daug viso šito filmo garso takelio per perkusijas eina, žinai. Okay. Ir aš čia klausiau tas Time Go Fishing, žinai, yra gabalas, kur va, būtent iš tos ten 7 minučių ir tu jauti prasideda tum. Žinai, tipo viskas eina per būgnus, kažkokius ten būgnus, nežinau, whatever. Ir ten mačiau kažkoks ten kselofonas, toks, žinai, didelis, ten dar kažkokiu ten, kaip film, ruošia ten. Ir aišku, tada jau eina į epiką visą tą, žinai, styginiai ir visi kiti dalykai. Kaip įtampa sukelia, kaip eina viskas. Bliat, aš ten ta scena, va, ta visa žvejybos scena, ta gelbėjimo scena, ta centrifuga, visa ta... Va toks va įsikabinęs, sėdėjau, žinai, žiauriai gerai. Blemba, žiauriai geras. Man garso takelis labai patiko. Ne visas, nėra taip kaip Hansas, kaip padaro blemba, arba Goransonas, žinai, kad va, visą gali. Nuo pradžios iki pabaigos. Čia nebuvo taip. Bet kokie 4-5 gabalai iš to 30 gabalų, žinai, listo visai gerai susiklausė. Ir tikrai pakankamai stipriai tam tikrose scenose veikia. Tai va, aš jau pavargau. Jo, aš manau, kad ir uždarom. Iš tiesų, tipo, nebuvo blogas filmas. Tiesiog man kliuvo hollywoodiniai dalykai. Ir ten tas visas Fortnite'o visi tie reikalai, dėmesio atitraukimai ir galbūt kai kur reliefai komedį ne vietoj. Bet, čia vėlgi galbūt mano problema, kad aš jau pradedu kažkaip... Tu turi savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. Ne, tai čia viskas tvarkoja, žinai. Tas, kad man kažkaip Hollywoodas mane pradeda nervint ir kur šitas pasaulis eina, tai gal dėl to. Anyway, labai smagu buvo. Taip. Pasidalinkit savo nuomonėm, nepamirškit parašyti komentaro, pasidalinti, kaip jums kokie filmai patiko, jeigu turit kokių pastebėjimų arba pasiūlymų, mums visą laiką galite rašyti komentaruose, mes stengiamės Maksui reaguoti, arba gyvai, arba komentaruose iš karto. Ir lauksim jūsų sugrįžtant su 59 laidai. Taip, viso geriausio. Viso iki ir iki pasimatymų.